Va, matau, kad jau esam. Tai sveiki visi. Šio susitikimo tema yra kaip verslas mus augina. Tai aš pati savarankiškai jau dirbu daugiau kaip 10 metų su žmonėm, tai yra pati atradau vidinę ramybę ir vedu žmonės į vidinę ramybę. Bet atėjusi į PM International kompaniją supratau, kad oi dar kur yra aukti ir yra kiek daug erdvės mokymuisi, tobulėjimui, savo komfortų ribų plėtimui. Taip pat perėjimui iš baimių į drąsą dalintis, į drąsą kalbėti, taip pat mokytis būti lyderė savo komandai. Na, o tai man iš tikrųjų mokymasis yra pats didžiausias gyvenimo variklis ir smagu save pažinti kitoje veikloje, atrasti save kitaip, bendraujančiai su kitokiais žmonėmis, su sėkmingais. Ir aš daug dalykų, dar labai daug dalykų atrandu apie save, kuriuo anksčiau Pileckienė, ji papasakos, tai yra pasidalins, kaip pasikeitė jos gyvenimas kartu su tinklinės rinkodaros kompanijomis. Todėl atidžiai klausykit, esu tikra, kad jums bus naudinga. Na, o Jolanta yra labai tokia nuostabi moteris, puikiai lyderė, mokytoja. Ji yra man kaip didžiulis pavyzdys, kurio norisi sekti, eiti, kopijuoti, sakykime. Tai, ir ji yra labai sėkminga savo versle ir šiandien uždirba labai didelės pajamas, tai yra 5 nulių bonusas, jį gyvena Maljorkoje ir mėgaujasi gyvenimu ir manau, kad tai yra daugelio žmonių svajonė, tai tiesiog turėti galimybę gyventi kaip nori, gyventi kur nori, tik ne visi išdrįstam savo svajones paversti realybę ir užstringame, svajonės paliekame tik svajonėm. Taip pat Jolanta yra labai profesionali, šilta ir visada besišypsanti, žavinga moteris. Tai sveika, Jolanta. Labas Lydija, labas žiūrovai, sveiki prisijungę. Va. Tai prašau, pasidalink savo kelionę, patirtimi, atradimais, įžvalgomis, kaip pasikeitei tu pati, ar ne, ir kaip pasikeitė tavo gyvenimas, kai tu pradėjai bendradarbiauti arba dirbti tinklinės rinkodaros versle. Tai iš tikrųjų geras klausimas, kaip pasikeičiau. Čia, žinai, reikia labai daug savistabos stebėti, kaip tu keitiesi ir tikriausiai tik tai iš aplinkos žmonės, kurie tave pažįsta, gali pasakyti, kaip tu keitiesi tame, taip, matydami iš šono, bet jeigu va taip aš stebiu save, tai iš tikrųjų vienas iš dalykų tai yra tai, kad, žinai, kai aš buvau mokykloje, tai aš buvau toks labai kuklus vaikas ir man ten prieš auditoriją stovėti, eilėraštį deklamuoti čia būdavo didžiausia bausmė ir nu, tiesiog katorga. Ir aš pamenu netgi vieną kartą, kai man reikėjo per vasario 16-osios renginį pristatyti savo projektą, aš tiesiog apsiverkiau ir aš negalėjau išeiti kalbėti, nes kai aš pamačiau tą pilną aktų salę žmonių, mane sukaustė didžiulė baimė ir aš galvoju, nu ne, vat, nu tiesiog ne, nu mokytoja atsiprašau, bet aš negaliu, žinai. Ir nu, mane, kaip sakyti, tada sumotyvavo, įkalbėjo. Aš išėjau ten virpančiom kojom, virpančių balsų, kažką pasakiau, nepamenu, ką aš ten pasakiau, bet tai buvo didžiulė baimė stovėti prie žmonės, kalbėti. Ir man pasakė tiesiog, kadangi aš kalbu garsiai, tai galiu tai daryti. Žinai, va, čia buvo vienas iš argumentų. Nes aš kalbu garsiai ir visi mane visur girdi kažkodėl tai, kur aš bebūčiau. Ir dabar, vat, ką aš pastebėjau su tinkliniu marketingu, su tinklinė rinkodara per 20 metų, tai iš tikrųjų aš išeinu į auditoriją, taip aš jaudinuosi, taip aš pergyvenu, taip aš bijau, bet aš išeinu ir žinai, kas pasikeitė, kai aš eidavau pirmus kartus į sceną prie žmonės, aš visada galvodavau, o kaip aš atrodau, o ar čia viskas gerai, o ką apie mane pagalvos ir taip toliau. Ir čia buvo didžiulė kliūtis eiti į žmonės ir kalbėti, nes kai aš šitą poziciją pakeičiau, o pakeičiau į tai, kad ką aš galiu duoti ir kokią žinutę aš galiu nunešti į žmonių galvas, į žmonių širdis, į žmonių sąmonę ir kaip aš galiu būti tas įtakos taškas arba pokyčio taškas žmonėms.
Tai va tada pasikeitė ir tada aš nustojau mažiau bijoti, nes aš galvoju ne apie save eidama į sceną, o galvoju apie tai, ką aš jiems duosiu, kas juose liks. Ir va čia va buvo labai labai toksai esminis pokytis apskritai suvokime, kai tu vedi daug žmonių, kai tu jiems rodai pavyzdį, kai tu jiems kalbi ne savo. Ne savęs demonstravimas, taip sakykim, bet ką jiems duodi. Taip, nors iš kitos pusės, aš žinai, ką padariau, aš eliminavau tikriausiai tą vieną momentą, ką pagalvos žiūrėdami į mane. Taip, aš pasiruošiu. Prieš einant į auditoriją, prieš einant į sceną, nesvarbu, arba prieš einant į Zoomą, aš tiesiog pasiruošiu tam, kad mano išorė netrukdytų man kalbėti ir perduoti žinutės, taip? Nes, nu, įsivaizduok, jeigu aš čia dabar su chalatu išeičiau, ne, ten su savo ten kažkokiais tai šitais, ne, ir belė kaip. Tai būtų vienas, aš tikrai galvočiau, ką apie mane pasakys, bet kai aš pasirūpinu tą išorinę dalim, aš tiesiog išeinu ramiai, nes, nu, ten kaip ir prisikabinti tu neturi prie ko, taip? Tada ten pagrindinė žinutė yra, ką tu transliuoji. Tai va, tai šitas toksai dalykas. Antras dalykas tai yra tai, kad kas pasikeitė manyje, suvokimai ir tas pats, žinai, kai žmonės apibrėžimi asmenybės mastu arba asmenybės matu, tai aš manau, kad ta asmenybė, jinai transformavosi, jinai keitėsi apskritai mano supratimai apie tai, kas yra santykis su žmonėm, kaip auginti žmonės, kaip auginti save, taip, kaip apskritai funkcionuoja pats pasaulis ir tam tikri dėsniai juose, taip, nes yra traukos dėsnis, yra pasiekmės priežasties dėsnis, yra balanso dėsnis, taip. Tai va šituos dalykus aš irgi pereidinėjau kartu tinklinę marketingę. Nes pasakysiu vieną tokį dalyką, daugam atrodo, kad tinklinė marketingė reikia nu, labai daug dirbti, labai daug įdėti, taip, ir tu tiesiog vos ne 24/7, aš labai dažnai tai girdžiu ir iš partnerių, ir čia yra tikriausiai vienas iš jų augimo taškų suvokime, kad tinklinis marketingas yra ne apie tai. Net ne apie darbą. Tinklinis marketingas yra apie gyvenimą, gyvenimo būdą ir balansą tame tarp darbo, savęs, poilsio, ne, ir va, to radimo balanso. Tai va, prie to aš priejau, nes anksčiau aš, žinai, norėdama pasiekti tikslą, aš tikrai labai daug dirbdavau. Ir būdavo taip, kad tu 3 dienas tiek atidirbi, kad po to 2 dienas tu tiesiog turi ieškoti reabilitacijos, nu, tiesiog atsigauti ir tau net nemiela žmonės. Ir va čia vat, mano buvo irgi vienas iš tų taškų, kur aš pradėjau ieškoti balanso. Tai yra, kiek per dieną aš galiu savęs atiduoti tam, kad neišdalinčiau visos savęs, taip? Nes kita diena ateis ir tu vėl supranti, kad tu vėl kažką tai nori daryti. Nori, nereikia, neturi, o nori daryti. Tai va čia buvo toksai ir balanso radimas, tai yra, kada tu dirbi savo, žmonės turi atrasti va tą balansą tarp poilsio ir darbo. Nes labai dažnai dirbantys savo, jie tiesiog to balanso neturi. Jie labai daug savęs atiduoda ir po to sudega tame. Tai vad balanso radimas, kas mane irgi privedė vat, būtent per tinklinį marketingą. Darbę samdomam, tai tu žinai, man dažnai sako, ateini į darbą, 5 uždarai duris ir viskas. Ir tavo laikas, ne? Kai tu dirbi savo, nu, tu turi tada suprasti irgi, kaip dėlioti savo tą laiką. Taip, ir vienas iš tokių dalykų, ką aš supratau, kad iš tikrųjų reikia iš pradžių planuoti, kada tu ilsiesiesi, o ne kada tu dirbsi. Nes dirbti tai tu gali non-stop, žinai, ypatingai darboholikai, aš esu pati toksai darboholikas šiek tiek, ne? Tai va, tai man reikėjo surasti laiko poilsiui ir žinoti, kada yra mano darbo valandos, taip, nes, nu, kad nedirbti nuolatos. Tai, pavyzdžiui, aš dabar jau turiu, sakykime, taip, aš 10-11 Lietuvos laiku tik tai įsijungiu telefoną tam, kad pradėti dirbti. O rytas yra mano laikas ir aš tą labai labai branginu ir vertinu, bet iki to irgi reikėjo prieiti per tam tikrus, kaip sakyt, pažinimus savęs, suvokimus, kas yra tas tinklinis marketingas, taip, kaip jį vystyti teisingai, tam, kad tu iš tikrųjų tame galėtum žydėti, atsiskleisti, augti ir padėti kitiems suvokti, kas tai yra. Tai va, tai daug suvokimų, žinai, jeigu taip eiti, tai daug suvokimų. Aš ir pradėjau laikyti save gražia,
tinkliniam marketinge, nes iki to irgi buvo tam tikrų niuansų, taip. Be abejo, suvokiau tam tikrus dėsningumus, kad labai dažnai mes dirbam iš trūkumo, bet ne iš gausos. Tai va, tai paskutiniai mano 3 metai tai yra darbo iš gausos iš tikrųjų ir tas labai labai duoda kitokį rezultatą. Ne iš stygiaus, nes iš stygiaus tu tada, žinai, bandai viską kontroliuoti, bandai viską sužiūrėti, kad tik tai tas padarytų tą, anas, tą ir, žinai, ir taip toliau. Ir tu neduodi laisvės kitiems žmonėms. Tu pats laisvės nori, o kitiems žmonėms laisvės neduodi, ne? Tai va, tai tas irgi toksai suvokimas, kurgi visgi yra tavo tas motyvo taškas, ane, arba nuo ko tu atsispiri. Ar tu nuo to, kad tu nori duoti žmonėms, ar nuo to, kad tu nori, žinai, pas juos paimti ir savo, ne? Tai va čia irgi labai labai svarbus momentai. Taip, šitas momentas tai labai svarbus. Dabar noriu aš dar tavęs paklausti, kaip pasikeitė tavo požiūris į pinigus. Tai yra ir pinigai, ir savivertė, leidimas savo, ir, vat, kaip tu minėjai, buvo baimė, drąsa, ar ne, kaip visą tai susiję, kaip tai susiję su pinigais ir su tavo finansinė padėtim. Mhm. Jo, čia yra geras dalykas ir geras labai klausimas, nes bet kur mes einam daryti kažkokias užduotis, darbus, ane, nesvarbu, tai darbas, verslas, mes einam tam, kad iš tikrųjų savo tą energiją mainytume į kitą energiją, tai yra į pinigus. Ir mano toks suvokimas, aš galbūt čia pradėsiu nuo to pirminio savo suvokimo, nuo mokyklos, nuo studijų laikų, tai buvo tai, kad tu eini į samdomą darbą ir tu keiti savo laiką į valiutą, nu į pinigus, taip? Nes nusutikit su tuo, aš pati tą patyriau, aš 6 metus atidirbau buhalterį ir aš tikrai tą pati patyriau, kad aš turėjau būti nuo 8 iki 5 darbe. Netgi jeigu aš 2 valandas iš vis neturėdavau ką veikti. Nu, žinai, imituoji darbą, bet tu vis tiek sėdi, nes tu už tas valandas ką gauni atlygį. Taip, atlygį. Ir pas mane buvo toks vienas momentas, aš pamenu vienoje iš prieš paskutinių darboviečių, kai aš pastebėjau, kad aš realiai ne 8 valandas dirbu, o 6. Ta, ką man duoda užduotis, aš padarau per 6 valandas. O 2 valandos tokio, žinai, nu nesąmonė, Dieve, aš eikvoju savo gyvenimą ir aš taip galvau, kam? Tai įsivaizduok, aš nuėjau pas finansų departamento direktorę ir sakau, kad žiūrėkit, o galima būtų padaryti taip, kad jeigu aš darbą padarau, aš tiesiog galiu išeiti 3, o ne 5. Nu tiesiog ašgi darbą padarau, už ką mane jūs samdėte ir už ką jūs man mokat pinigus. Tai tu patikėk, kitą dieną aš jau sėdėjau iki 7, nes aš gavau dar padidintai krūvį už tuos pačius pinigus. Nu, bet čia buvo mano tas jaunatviškas entuziazmas, žinai. Ir po to aš pamenu, buvo toksai momentas, kad kai man trūko pinigų, aš pradėjau ieškoti papildomų darbų. Tiesiog aš išėjau iš tėvų ir man, žinai, būto nuoma, savęs išlaikymas ir taip toliau, aš tiesiog supratau, kad iš vieno atlyginimo aš tiesiog negaliu viso to turėti ir aš pradėjau ieškoti papildomo darbo. Ir žinai, kaip aš suvokiau, kad jeigu aš papildomai 2 valandas dirbsiu, tai aš tada ką turėsiu? Turėsiu papildomai pinigų. Aš susiradau vieną darbą, bet to neužteko. Tada, žinok, aš susiradau 3. Aš nuėjau, tarsi, aš papuoliau taip į tinklinį marketingą. Va, ta 3 mano darbas buvo tinklinio marketingo pradžia. 22 metų aš buvau tada ir, žinai, ir aš galvojau, va, aš dar padirbsiu, tada dar gausiu pinigų. Aš keičiau valandą į tam tikrą pinigų sumą, tam tikrą piniginį vienetą. Ir po to, kai aš susipažinau su savo vyru, jisai man pakeitė apskritai visą suvokimą. Jisai man uždavė tokį klausimą, sako, Jolanta, ar yra žmonės, kurie dirba už 5 eurus per valandą? Nu, yra. Ten tada litai buvo, bet nesmė, nu, valiutos ten ekvivalentas nesmė. O sako, yra žmonės, kurie dirba už 50 eurų per valandą. Yra, sakau, o įsivaizduoji, kad yra žmonių, kurie gauna 500 eurų už valandą. Aš tuo metu neįsivaizdavau, kaip, žinai, kaip 500 eurų gauti už valandą, bet aš tai pagalvojau, kad greičiausiai tokių žmonių yra. Ir čia yra 2 momentai, taip. Vienas momentas tai yra, kada mes turim kažkokią profesiją, amatą, na, arba esam kažkokios srities specialistai, mes ką darom? Keliam savo kvalifikaciją tam, kad galėtume imti didesnius pinigus už tą pačią valandą. Taip. Nes, sakykime, aš pažįstu kaučerių, kurie ima 100 eurų už valandą, bet aš pažįstu kaučerių, kurie ima 500 eurų už valandą.
Tiesiog tai yra jų tam tikras indėlis, jie į save įdėjo tiek, kad jų profesionalumas būtų, sakykime, vertinamas labiau. Plus jie parduoda ne coachingo sesiją, o jie parduoda vertę ir naudą žmogui, kas po to jame įvyks. Taip, galbūt kažkas dirba greitesniais metodais, kad žmogus pradeda iš tikrųjų keistis greičiau. Tai čia buvo vienas momentas, tai jisai man parodė, kad jeigu aš tapsiu vis geresnis specialistas savo srity, aš tiesiog galėsiu gauti didesnę valandos gražą. Taip. Tai per tai aš irgi ėjau, per tą suvokimą aš irgi ėjau ir žinai, kai aš atėjau į tinklinį marketingą, vienas iš mano tokių norų ir tikslų buvo tapti geriausiu, sakykime, tame produkte, pavyzdžiui, aš dirbau su grožio produktu, aš norėjau būti geriausia, kuri išmano apie tą produktą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu keli savo tą kompetenciją ir profesionalumą. Iki šiol pas mane tas išliko, žinok. Čia yra vienas iš blogų dalykų, kas irgi įtakoja tinklinį marketingą ir jo sėkmę, nes kada tu esi labai geras, tave labai sunku kopijuoti. Čia yra viena iš blogybių, ta prasme, nes, kaip sakau, vidutiniokai, čia nėra blogai, nes žmonės labai, žinai, arba save susimenkina, arba užkelia save ant pjedestalo. Čia yra du kraštutinumai. Bet vidutinis žmogus, tai nereiškia, kad jisai blogas, ne, bet jisai vidutinis, žinai, nei storas, nei plonas. Jisai vidutinis, tai yra normalu, ane? Įgūdžiai tam tikri per viduriuką, nes tinklinė marketingė vidutinės asmenybės, jos gali labai konkrečiai ir aiškiai perteikti tą, ką reikia daryti kitiems ir tas pats žmogus, kuris yra nei labai geras, nei labai blogas, jisai tai gali pakartoti. Čia yra duplikacijos esmė tinklinė marketingė. Tai mano ta savybė būti geresniu iš to suvokimo, iš tikrųjų jinai labai kiša kartais koją ir aš tą matau. Ir aš, žinai, stengiuosi save kartais suvaldyti, bet vis tiek yra tas toksai pas mane dalykas ir čia niekur nepadėsi. Ir antras momentas, tai yra sukurti verslo sistemas, kai tu gali apjungti didelio kiekio žmonių laiką, pastangas į vieną krūvą ir gauti didelį rezultatą, kas priveda prie didesnių pajamų. Taip? Tai čia yra verslai. Ir versle reikia suvokti, kad jeigu tu turi, pavyzdžiui, siuvyklą ir pats siuvi, tu nesi verslininkas. Tu esi amatininkas, ta prasme, čia ne verslas. Čia yra viskas priklauso nuo tavęs. Jeigu tu susilaužiai ranką, realiai šakės. Viskas, pajamų nėra. Čia yra ne verslas. Ir labai dažnai, žinai, man sako, aš ten, žinai, turiu verslą. Koks verslas? Tai aš esu kirpėja. Kaip pavyzdys, čia, žinai, iš lempos, kaip pavyzdys. Tu ne verslininkas, tu amatininkas. Nes viskas, ką tu darai, priklauso nuo tavęs. Verslas tai yra tada, kada tu gali ir nedaryti, bet procesai vis tiek vyksta. Taip? Tai čia yra vienas iš svarbių momentų. Ir aš tada suvokiau, kad, sakykime, yra tam tikri verslai, kur žmonės pradeda, taip, startupai įsuka ir po to jie gali atsitraukti. Jie gali atsitraukti, bet jeigu sistema pati veikia, jisai realiai gali uždirbti ir 1000 eurų per valandą. Nėra limito. Tai tą suvokimą atnešė mano vyras man į tą mano galvytę, ne, ir tas procesas vyko kokį 10 metų, tol, kol tu, žinai, suvoki apskritai, nes kodėl taip ilgai, dėl to, kad 12 metų mes mokėmės mokykloje, kur realiai mus ką skatino tapti gerais ir tapti gerais darbuotojais, nes tave tada samdys, ne, nes tave samdys už tavo žinias, ir už tavo ten, įgūdžius, ką tu moki. Bet, žinai, vienas toksai momentas man labai patiko vienoj knygoje, buvo tokia istorija, kad atėjo du verslininkai susitiko dideli ir jie tarpusavį kalbasi, sako, žinai, pas mane atėjo labai sumanus vaikinas, labai, sako, ko aš jo paklausiau, sako, tą jisai atsakydavo. Bet sako, žinok, aš jo nepasamdžiau. O tas kitas sako, o kodėl? Sako, supranti, ChatGPT arba Google'as gali tą patį padaryti. Sako, man nereikia, kad tu, kada pirmas pasaulinis karas pasibaigė, ne, kada atsirado laikrodis, kada atsirado ratas, kas yra Pitagoro teorema, sako, aš tai galiu tiesiog pasiėmęs enciklopedijas arba pasiėmęs ChatGPT arba Google'ą, tai rasti. Žmogus yra ne tam skirtas ypatingai dideliuose versluose, ten yra tam tikri kiti dalykai, ne žinias perka iš jūsų, o įgūdžius, kaip jūs galite žinias apjungti, logiškai suvesti tam tikrus momentus, ane, ir, sakykime, daryti įtaką kitiems.
Nes visi vadovai daro įtaką kam skyriams, žmonėms ir taip toliau. Tai yra motyvacija, tai yra įkvėpimas, ane, tai yra žinojimas, kur tu eini ir taip toliau. Tai va, tai sakykime, pinigai, kada atėjo suvokimas savo paskirties vertės, tada atėjo suvokimas, kiek tu gali iš tikrųjų per tą valandą uždirbti. Ir dabar būna taip, kad taip, mano valanda kainuoja ir keli šimtai eurų. Tarsi tada, kada aš nu, suvokiu, kad aš, matai, aš turiu dar vieną veiklą ir turiu dar tinklinį. Ir aš tada suvokiu, kiek aš dirbu ir kiek ta valanda atneša tų pinigų. Tai bet tai buvo, nuo kažko prasidėjo, taip? Jeigu jūs galvojat, kad jūs valandą įdėjote į tinklinį marketingą ir už tą valandą turite gauti 10 eurų, gali būti ir ne. Tai nėra mainai. Verslininkas nemaino, verslininkas investuoja. Ir Taip. gali būti, kad tam, kad paleisti sistemą, tau reikės įdėti 1000 valandų, kai tu gausi realiai 1000 eurų, tavo viena valanda kainuos 1 eurą. Bet jeigu tu paleisi tinkamai sistemą, ta sistema tinkamai keis tavo proporciją pinigų. Tai va čia yra suvokimas. Aš nemainau laiko, aš jį investuoju. Ir tada žiūriu, į ką investuoju, taip, kur aš investuoju, kur aš įdedu. Lygiai taip pat, kaip jūs skaitote knygas, ne? Jeigu jūs skaitote saviugdos knygas, jūs investuojate į save. Ir jūs tada tampate, nežinau, aukštesnės kompetencijos, suvokimų, įgūdžių didesnių. Taip, aišku, jeigu dar praktikuojate tai šalia. Tai va, tai pinigai buvo vienas šitas momentas. Antras momentas, aš turėjau pradirbti, kad pinigai nėra blogis. Matai, kas yra, aš augau šeimoje, kur nebuvo tiek daug pinigų. Ir buvo toksai suvokimas iš mano tėvelio, kad pinigus turi tik tai tie, kurie vagia, banditai ir Seimo nariai. Atsiprašau dėl politinių, aš iš vis neturiu, aš apolitiška, bet tiesiog aš augau su tokia politika. Ne? Ir žinai ką, ir man tai buvo, kad kažkas meluoja, kažkas kažką daro kitiem blogai žmonėms, ne, ir tada dėl to turi pinigų. Ir man pinigai asocijavosi, kad jeigu tu turi daug pinigų, vadinasi, tu kažką apgavai. Tu kažkam pamelavai, ane? Tu, Taip. iš kažko atėmei galų gale, žinai, reketas ten. Ir aš suprantu, kad tai man trukdė turėti daugiau pinigų. Tai man trukdė turėti daugiau pinigų. Ir žinai, kas yra? Ir aš visada, kai stebėdavau tuos, pas kuriuos yra daugiau pinigų, aš dažnai matydavau, kad jie labai egocentriški. Kartais aš matydavau kavinėse, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi daugiau pinigų ir aš matydavau, kaip jie vaiko tas pačias padavėjas. Tai yra, žinai, aš tai aš, o tu čia kas, mano aptarnaujantis personalas, žinai. Ir aš matydavau tai ir man būdavo baisu ir aš galvoju, ne, ta prasme, aš taip tai nenoriu, žinai. Ir po to atėjo du suvokimai. Vienas suvokimas atėjo tai, kad pinigai yra tik padidinimo lūpa, kuri išryškina tai, kas yra pa žmogų. Viduje. Taip, tarsi pinigai iš viso, tai yra ne tai, kas blogina žmogų, nes sako, va, pinigų turi, tai jau, žinai, jisai pasidarė blogesnis. Ne, tiesiog jisai ir buvo toks. Tik tai gavęs laisvės, jisai dar labiau pradėjo tai reikšti į išorę. Tai čia buvo vienas momentas. Ir antras momentas buvo, kai aš atskridau čia gyventi į Maljorką prieš 4 metus. Ir Maljorka yra turtinga sala, tai čia turi nekilnojamą turtą pasiturinti žmonės, čia iš tikrųjų atvažiuoja žmonės, kurie turi truputį, netgi kitokį matymą, kas aš esu, ne, kas yra mano ta finansinė laisvė. Ir aš pradėjau matyti žmonės, kurie, pavyzdžiui, turi turto už 5 milijonus, o jisai važiuoja su Opeliu ir gali ateiti su nutysusią maikę. Ir jiems čia yra normalu, ta prasme, iš viso, ant jo nepasakysi, kad jisai ten turi, žinai, kažką tai. Iš vis nepasakysi, supranti? Ir aš pradėjau tos žmonės matyti. Pradėjau matyti žmonės, kurie iš tikrųjų pasiturintys. Ne tai, kad uždirba 5000 per mėnesį. Ne, čia yra, žinai, dar toksai, kaip sakyt, pradedančių lygis. Tarsi aš pradėjau matyti žmonės, kurie realiai turi finansinę laisvę. Ir aš pradėjau matyti, kokie jie iš tikrųjų yra ir kad jie yra ir geri, ir žmogiški, ir rūpestingi, jie ir atsiklaus tavęs, ir ar tau viskas gerai, ne, ir dėmesį parodys. Ir aš supratau, kad realiai turėti pinigų gali reikšti ir tai.
Tai vat keli tokie suvokimai ir su tinkliniu buvo lygiai tas pats. Aš atėjau į tinklinį iš to tokio, žinai, iš stygiaus, taip, nu, nes man reikėjo papildomai pajamų ir aš tai dariau iš tokio, kad man reikia. Po to pas mane atėjo suvokimas, kad tinklinis marketingas tai yra pardavimai, bet tai yra gebėjimas atrasti tai, ko reikia kitam žmogui ir rasti jam sprendimą. Ir tada žmonės, jie dėkingi už tai. O dėkingumo išraiška už tai yra kas? Pinigai irgi. Taip, taip. Tai va, tai kai tu padedi žmonėms, tai tada tu realiai gauni ir daugiau pinigų. Tai va, tai dabar tai, ką aš turiu, aš suprantu, kad aš tikrai turiu labai gerai, bet aš suprantu, kad tai nebuvo savaitės transformacijos, taip, tai buvo kažkiek tai Metų. laiko, taip metų transformacijos, suvokimo, kas yra pinigai, kas yra pardavimas, kas yra santykis su žmonėm, taip, kaip pasitikėjimas savim, kad pasitikėjimas atsirastų žmogaus į mane, taip, pinigų kaip tokio rodiklio, sakykime, rodiklis tavo gyvenime, ne, ką jisai simbolizuoja arba ką jisai reiškia, nes iš principo aš dabar suprantu, kad su daugiau pinigų tu tiesiog gali daugiau padaryti. Taip. Daugiau padaryti dėl savęs, dėl žmonių, dėl aplinkos, tai, nu, dėl, sakykime, vad žinai, netgi paskutinis momentas, čia buvo labai daug tokių komentarų apie tai, nes mes organizavom stovyklą ir tu prisimeni, tu Maljorkoje buvai stovykloje, Taip. kadangi jūs buvote penkiese, tai mes jūs apgyvendinome pas save namuose, o kai dabar buvo 10 žmonių, tai mes tiesiog užsakėm vilą. Taip jinai kainavo, aš manau, kad kai kurie per mėnesį tiek neuždirba, kiek kainavo ta vila. Bet aš tai, nu, iš savo daviau, bet dėl to, kad aš turiu. Ta prasme, ir man buvo niekiek negaila, ta prasme, dėl to, kad aš suprantu, kad aš noriu įdėti į tuos žmonės ir noriu, kad pas juos irgi vyktų jų tie pokyčiai, transformacijos, kad jie irgi iki to, kada nors galbūt daaugtų, ne, iki to suvokimo. Nes Taip. kol kas pa žmonės, žinai, bet tai pirminiam etape vis tiek būna, žinai, o man čia apsimoka, neapsimoka, o čia mano, čia, žinai, nu, va toksai, va, žinai, į save, Taip. į save. Taip. O kai tu turi ir kai tu gebi dalintis, tai žinok, nu, nepalyginamas jausmas. Nepalyginamas. Didelė grąža. Mhm, taip. Taip. Tai va, tai pinigai ir tas suvokimas, jisai, pinigų turite tiek, kiek turite supratimo apie tai, kas tai yra, už ką jūs tai gaunate, kam tai skirta. Lygiai tiek, viskas. Ir žinai, man dažnai sako, va, jisai daug dirba, o vis tiek mažai turi ir taip toliau. Čia net ne apie darbą, nu, ne apie tą fizinį darbą. Prasme, čia yra, nu, darbas su galva, darbas su širdim, ta prasme, čia yra daug kitų procesų, nes lygiai taip pat, nu, tiesiog turite suvokti, kad ne tik fizinė energija iš jūsų išeina, ne? Taip. Emocinė energija irgi iš jūsų išeina ir jinai turi kažkokią tai gražą, taip? Nes niekas niekur nenueina ir niekas niekur nedingsta. Energija ne tokia energija, jinai visą laiką cirkuliuoja, ne? Ir dar kitas dalykas, žinai, su malonumu leisti pinigus. Kai esi trūkume, negali leisti malonumu. Taip, nes tu tada, žinai, toksai visas įsitempęs, toks visas susispazmavęs ir taip toliau, tu negali to daryti su malonumu. Ir pavyzdžiui, tiesiog su malonumu, su dėkingumu. Ane, sakykime, aš nuėjau kažkur papietauti ir aš palieku tą sumą pinigų, taip, pavyzdžiui, pas mus, nu, čia Maljorkoje, mes nueinam, dabar buvom su vaikais pietauti, 120 eurų. Tryse, nu, du vaikai ir aš, ne, 120 eurų. Ir tu supranti, ir tu gali iš tos pusės galvoti, taigi namuose tai galėjau pasigaminti ir už 10 eurų, ne, vos ne tą patį, nu, kaip, bet, nu, tu su dėkingumu už tą aplinką, kuri buvo kurta tų žmonių, taip, nes savininkai kūrė tą aplinką, savininkai investavo į tą, sakykime, vietą, taip, tada darbuotojų atlyginimas, taip, nes jeigu jie gauna atlyginimą, kurio jie verti, jie dirba geriau, pas juos tas santykis į žmogų kitoks. Vyrėjai yra patenkinti ir kai vyrėjai liečiasi su maistu, jie gamina visai kitokį maistą, taip, nu, viskas iki, va, žinai, man neteina šiurpas per ausis, bet esmė tame, kad va tas suvokimas, ne, nu, ir dėkingumas, kad tu gali sau leisti ir kad tu gali galų gale, nu, tai vietai irgi prisidėti, ne?
Nu, nes jeigu įsivaizduok, visi neįtume valgyti į restoranus, tai kas tada ten, nu, ten nieko nebūtų, ta prasme, Nieko nebūtų ir nebūtų, jų. taip. Taip, tai va tas va suvokimas gerbuvio ne tik savo, bet apskritai aplinkui, tai irgi duoda tokį labai labai gerą jausmą, ne? Kad tu esi visumos dalis. Tu esi ne vienas čia, o tu esi visumos dalis. Ir jeigu tu turi daugiau pinigų, tai tu gali ir į kirpyklą nueiti, ne, ir kirpėja turės pinigų ir jinai už tai galbūt leis savo dukrai baleto pamokas. Tu gali, sakykime, nueiti, nežinau, tepalus pasikeisti, o ne pasikeisti, ne, ir tada tas žmogus irgi turės, sakykime, būstą, ne, ir, arba keliaus ir panašiai. Nu, tarsi mes visi susiję. Ir tavo tas gerbuvis, jisai irgi gali įtakoti labai daug kitų žmonių. Tai va, tai Taip. tokie suvokimai, žinok, jo, jie, kaip sakau, plačiau, giliau, tikiuosi, kad auditorija mūsų supranta, bet pas tavai yra labai sąmoninga auditorija, tai aš manau, kad jinai tikrai, kaip sakyt, supranta. Taip, ir tu, va dabar tai, kai įvardėjai, kas yra verslas ir kas yra amatininkas, tai galų gale man irgi atsistoja į vietas, kad tai, ką aš darau, va, konsultacijas vedu, mokymus vedu, tai aš esu amatininkė, ar ne? Aš sustojau, neturiu jėgų, neturiu, tarkim, energijos, kaip kažkurio momentu buvo viskas, mano pajamos sustojo. O verslas tai yra vat, būtent tų verslo sistemų kūrimas, tai tinklinė rinkodara ir yra, kai tu jau padedi daugybei žmonių, ar ne, ir tada padedi kitiems žmonėms uždirbti jų pinigus ir tada nori, nenori, ta prasme, tu jeigu ir susirgai, jeigu iškritai, tau pajamos nesustoja. Tai va tas yra, dėl to aš ir jaučiuosi labai saugiai, todėl kad aš žinau, kad aš susikuriu tą finansinę pagalbę ir net jeigu man kažkas atsitinka, aš vis tiek nelieku be nieko. Tai reikia ir nuomą mokėti, ir ne, ir dukra turi žirgą, reiškia, reikia mokėti ten didžiulės išlaidas ir žirgo išlaikymui ir jos pamokom ir taip toliau. Ir jeigu tu lieki be nieko, nu tu lieki be nieko. Tai va tas momentas man kažkaip dabar labai labai gražiai susidėliojo. Ir kitas momentas labai patiko, kur tu sakei, kad nu, anksčiau, vat, mes Tarybų sąjungoje, kai augom, ar ne, tie pinigai, žmonės, kurie turi daug pinigų, jie tikrai buvo kažkokie blogiukai. Ir mano baba visada, vat, aš maža buvau, aš augau pas savo babą iki 7 metų ir jinai visą laiką sakydavo, nu tie, kurie turi pinigų, yra špikuliantai. Aš vaikas to žodžio niekaip nesuprasdavau, kas tie špikuliantai, bet aš žinau, kad turėti daug pinigų yra blogai. Tai va, tai taip, tai kai mes prasidirbam įsitikinimus, emocinius blokus, va, baimės, pavyzdžiui, atsakomybė didelių pinigų taip pat yra pas žmogų baimė Taip, didelių tu pinigų. žinai, ką aš tau dabar pasakysiu, man dabar klausimas, o kur juos dėti? Tu juokiesi, ta prasme, aš žinai, Man dar nėra tokio matai, kas klausimo. yra, aš turiu vieną dilemą, aš turiu vieną didelę dilemą, bet žinai, aš tikiu, kad visa tai, ką mes kalbam ir pasakom, vis tiek kažkaip tai pasileidžia ir tu tada pradedi rasti sprendimą. Tai aš, pavyzdžiui, aš nežinau, kur aš noriu gyventi. Nu, vat, kur pasaulyje, sakykime, yra ta vieta, aš dabar gyvenu Maljorkoje. Ar aš noriu visą likusį gyvenimą čia gyventi? Aš nežinau. Ar aš noriu grįžti į Lietuvą? Aš nežinau. Dabar svarstau Italiją, galbūt Kipras, galbūt Marakešas. Ta prasme, aš nežinau, kur noriu, kad būtų mano, tas, žinai, vat, nu, namai. Supranti? Ir tada pas mane yra toks momentas, o tai kur man dabar, nu, tarsi, ką man dabar su tais pinigais daryti? Kaip ir galėčiau nusipirkti nekilnojamą turtą, ne? Nu, dar vieną. Taip, Ok, bet tada galvoju, o kur? O klausimas, kur, kur? ne? Taip. Ir tada tu irgi susiduri su tuo, kad tu, ta prasme, turi ir galvos skausmą. Ir dalis žmonių, aš taip žinai, ką galvoju, yra nesėkmės baimė ir yra sėkmės baimė. Taip, taip, Yra abi baimės ir jos gali būti, ir jos yra, ir nu, tokios traktuojamos, taip. O kas bus, jeigu aš būsiu tenai, va ten kažkur tai aukštai, ne, kas bus, ne? Kas bus su mano santykiais, kas bus su manim, kas bus, o kaip man reikės valdyti tuos finansus, kas bus su finansinio mano raštingumo tėvais? reikės. Kai aš būsiu ten, kas bus su mano tėvais, ta prasme, mes labai bijom, kad tėvai, nu, mes bijom peržengti savo tėvus. Iš tikrųjų, tai yra labai stipri programa tokia globali, kad mes turim atitikti tėvų lūkesčius ir ypač, pavyzdžiui, kaip mane tėtis vaikystėje vadino žiopla, nevykėlė, kas iš tavęs bus, kas tave paims, ar ne? Tai ir man, vat, kai aš jau lipu tais laipteliais, kažkurio momente man vis tėčio fantomas išlenda ir tu negali būti geresnė už mane, tu negali turėti daugiau negu aš, nes juk aš sakiau tau, kad tu būsi žiopla, kad tu esi žiopla, kad tavim rūpintis reikės. Tai vat visus tos dalykus mes ir turim pažinti savyje, atrasti ir paleisti, ir tos tėvų fantomus, taip pat ir baimę, kad tėvai nuo mūsų atstums ir kažkaip nemylės mūsų. Tai daug žmonių su tuo susiduria ir su sėkmės baimė, ir būtent su tų dviejų tėvų fantomais. Mhm. Taip. Taip.
Gerai, tai labai plačiai mes čia išsiplėtėm apie pinigus, dabar aš paklausiu kitokio klausimo tada. Man irgi gerklė, aš kai daug kalbu, tai man gerklė Džiūsta. džiūsta, nu, pastoviai jau kažkaip be šito jau nebeišeina. Tai aš noriu dabar tavęs paklausti, ar būna tokių situacijų, kai tu išsimuši iš vėžių, tarkim, prarandi energiją ir nekyla kažkokios abejonės ir jeigu tai būna, tai kaip tu sugrįžti atgal į tą vidinę ramybę, į veiksmą, į dalinimąsi, tai yra vėl kaip tu atgauni tą savo energiją ir balansą. Žinai, vienas dalykas tai yra tiesiog priimti, kad kartais tu gali ir nieko nedaryti. Arba priimti, kad tu gali tingėti. Arba priimti, kad tu gali nežinoti. Arba priimti, kad tu gali bijoti. Ir kai pas mane ateina tas toksai, žinai, kad nežinau ką, arba nenoriu, tai aš tiesiog sau leidžiu ir būti tame. Tarsi, tai praeina. Kai praeina noras valgyti, tai pavalgius praeina noras valgyti. Kaip ateina noras valgyti ir pavalgius ateina noras nevalgyti, tai čia lygiai tas pats, tai yra gyvenimas, supranti? Nu, būna noriu valgyti, o būna nenoriu valgyti. Nu, tai aš ir nededu į save, ne? Tai vat, bet žinai, aš kaip sakau, aš suprantu, kad tai irgi pasiekiama tik tai tada, kada tu esi ramus dėl to, kas vyksta. Taip, nes jeigu tu pergyveni dėl to, kad tau reikės rytoj valgyti ir tavo fiziologiniai poreikiai nėra patenkinti, tai labai sunku atsipalaiduoti, nes tu visą laiką jauti įtampą, o tai kaip bus. Ir žinai, aš tai irgi praėjusi. Aš praėjusi tokius etapus, kai man, pavyzdžiui, parduotuvėje vieną kartą teko, aš paėmiau pieną, kruopas ir batoną ir man teko palikti vieną daiktą, nes man tiesiog, aš neturėjau pinigų tiek. Ir aš irgi tai praėjus, ir aš net nebijau, žinok. Ir vad kas įdomiausia, žinai, nes labai dažnai mums atrodo, kad, oi, vad baisu neturėti, ne? Žinokit, aš taip tikiu, kad kai kurie benamiai bomžai galvoja, kad jie yra labai laimingi, lyginant su tais, kurie galvoja, žinai, ir turi ten streso, atsakomybių, pareigų, kreditų, nežinau, skolų ir taip toliau. Benamis gerai, kad skolų neturi iš viso. O žmonės mūsų dabartiniai gyvena skolose ir jie po to ką patys save įsivaro į tą jungą, ne, nes jam reikia kreditą mokėti, nes jisai negali nesėdėti. Tai žinau, aš kaip džiaugiuosi, kad aš neturiu paskolų. Tarsi aš realiai džiaugiuosi, kad aš neturiu kreditų. Nes man nėra ant galvos dar vieno kažkokio tokio, žinai, nu, galvos skausmo, kad man reikia, nu, bet kokią kainą. Tarsi aš sergu, nesergu, noriu, nenoriu, taip toliau. Ir čia mes ką darom? Prievartą prieš save. Prievartą prieš save. Tai va, tai kai man būna toksai, žinai, kad aš, pavyzdžiui, nenoriu, tai tada aš savęs klausiu, čia labai geras pratimas. Jeigu šito aš nenoriu, ko aš noriu? Bet ko aš noriu? Noriu, nežinau, įsijungti dramą, kokią melodramą ir pasižiūrėti ten kokį filmą. Aš vakar labai fainą filmą žiūrėjau, žinok, ir šiurpai, ir ašaros, ir taip toliau, ir galvoju, kodėl tu tai padarei, bet gilumoje suprantu, kodėl jinai tai padarė, nes jinai sustabdė savo mamos ir senelės, nu, apskritai karminius dalykus. Ten toks įdomus labai filmas, buvo pagal romaną pastatytas ir apskritai ten pasaulinis kažkoks bestselleris. Ir supranti, ir tik pavadinimą aš dabar neprisimenu, jeigu norėsi, aš po to brūkštelsiu, bet nu, man labai užstrigo, nes vat, atrodo, tu myli žmogų, bet tu turi su juo nutraukti ryšius, nes priešingų atveju tu kartosi tai, ką darė tavo mama. Įsivaizduoji, nu, tarsi, tai yra nu, sudėtingi momentai. Ir, vat, žinai, ir aš kartais įsijungiu kažkokį filmą, bet aš pasižiūriu, nu, kas tai yra per filmas, nu, nes nu, aš nenoriu ten savo galvo užkraudinėti, ten, žinai, siaubo trileriais ten ir taip toliau, žinai, nes tai irgi programuoja. Tai va, ir aš tada ieškau kažkokių tokių prasmingų, saviugdai, galbūt suvokimams, asmeninių tokių, va, žinai, nu, supratimų, ribų praplėtimui. Tai aš, pažiūrėjau, filmą įsijungiu. Būna taip, kad aš tiesiog išeinu pasivaikščioti prie jūros. Žinai, gamta jinai irgi tokį duoda labai, aš kai būnu prie jūros, aš žiūriu į jos tą smaragdinį mėlį, nu va tokį smaragdinį, ne, tą mėlynumą, tokią mėtą. Ir taip norisi sugerti tą spalvą ir tu negali.
Nes tu toks mažas, ta prasme, kad nu iš vis suprasti tą didybę ir aš žiūriu į tą tolį, žinai, ir galvoju, Dieve, aš koks čia tas varžtelis ir čia bandau kažką padaryti, žinai. Ir man tada tas palyginimo momentas, jis toks mane nuramina. Ta prasme, tai ką, aš čia Dievas, kas čia aš toks, kad, ta prasme, kažką tai keiščiau, daryčiau, aš tiesiog gyvenu, turiu savo tėkmę, turiu savo supratimus, ne, noriu, kad šeima būtų laiminga, sveika ir taip toliau, noriu, kad aplinkui žmonės gerai jaustųsi, tarsi aš toliau einu ir darau savo tuos darbus. Kai mes iš esmės suprantam, ką mes čia esam nuskirti, kokia mūsų čia ta paskirtis, mes labai ramiai pradedame viską reaguoti. Nu, žinai, nu, Teisingai. neišplautos grindys, nu, okei, nu, šiandien aš nenoriu jų plauti. Nu, rytoj išplausiu. O gal rytoj bus tas pojūtis. Ir matai, kas yra, aš nustojau save versti daryti tai, ko aš nenoriu. Tiesiog aš nustojau. Nes tas irgi labai labai kenkia apskritai nu, žmogui ir moteriai ir taip toliau. Tai va, tai pavyzdžiui, pas mane būna taip. Būna ten, pavyzdžiui, aš nusiviliu žmonėm. Būna. Žinai, aš turiu kažkokį savo lūkestį, bet va čia dėl to, kad turiu lūkestį iš Taip. žmogų. Ir čia pati kenčiu nuo to. Tai aš tiesiog pradedu neturėti lūkesčių į žmonės. Jie mane nustebins, okei. Okei. Ir mane, žinai, būna stebina. Tiek gerąją, tiek blogąją prasme. Ir aš tada galvoju, o geras, kaip jisai čia įdomiai padarė arba pasakė, žinai. Bet aš dėl to nepergyvenu. Aš neinu į savigraužą, aš neinu į apatiją, aš neinu į tą tokį, žinai, bandymą pakeisti kitų elgseną, požiūrį ir taip toliau. Žmogus pats jisai gyvena taip, kaip jisai gyvena ir mato taip, kaip mato. Ir čia ne mano darbas, ne? Ir tada mes nenusiviliam žmonėmis, kad jie mano arba galvoja, nu, galvoja kitaip. Tiesiog jisai galvoja kitaip. Aš tai priemu. Ok, tu galvoji taip. Patikėk, mūsų vaikai galvoja skirtingai. Aš žiūriu į vaikus, pas mus yra 5 vaikai, ne? Aš žiūriu į vaikus, jie galvoja skirtingai. Ir tai būna tas toksai, žinai, kažkoks tai, nu kaip jisai taip gali galvoti ir taip toliau. Ir aš čia galiu sėdėti, žinai, verti į pagalbę ir taip toliau. Kam? Per mane atėjo vaikai, jie turi savo paskirtį, jie turi Taip. savo gyvenimą ir viskas. Tai va, tai kaip aš save reabilituoju, aš nežinau. Pirmas dalykas, tai aš sutinku su tuo, kad man būna liūdna kartais. Man būna kartais, nu, nenoriu aš kažko daryti. Būna kartais, kad nežinau, kaip padaryti, ne? Tada sėdžiu, galvoju, bet man, žinai, kas, man ne vienai reikia galvoti, man reikia su kažkuo tai kalbėti. Nu, pavyzdžiui, aš tada, žinai, su kažkuo tai pasiskambinu, kad ir kažkam mano pagalbos reikia, bet aš tada kalbu su juo ir tada dar gimsta man kažkokie sprendimai. Tai vis tiek kažkoks veiksmas. Žinai, kas blogiausia, kada žmogus iš viso nueina į tą apatiją. Nu, jisai save jau susidegino, nuėjo į depresyvumą, į apatiją ir jisai iš viso nieko. Valgyti nenori, nu, gal miegot nori vien tik tai, ne, bendrauti nenori, žmonės eiti nenori ir taip toliau. O aš kaip tik suprantu, kad jeigu jau nu, nelabai gerai, tai nu, eiktų į tuos žmonės. Pasižiūrėk, kad kiti džiaugiasi, kitiems gerai, ne? Kuo jie skirtingi, kuo jie skiriasi nuo tavęs, ką jiems nebūna blogų dienų, bet jie džiaugiasi kartais. Ir tada tu supranti tą tokį, žinai, kad nu, gyvenimas jisai ir yra va toks ir tu priemi viską, kas jame yra. Tai va, tai vienas iš dalykų, žinok, priimti, kad taip gali būti motyvuotų dienų, gali būti nemotyvuotų dienų, gali būti šviesių dienų, gali būti tamsių dienų. Bet dar iš kitos pusės aš tiesiog suvokiu, kad vis tiek, žinai, man labai patinka, mūsų viena partnerė sako, bloga diena pati nepasidarys. Nu, ją reikia padaryti blogą, supranti, tai kas ją daro blogą? Mes savo mintim. Žinai, nelaimė pati neateis. Kai sako, pati atėjo nelaimė. Ne, nelaimė pati neatėjo. Ta prasme, tu ją, žinai, išprovokavai, prišaukai ir taip toliau. Tai va, tai žinai, ir aš tada įsijungiu ir galvoju, okei, o tai ką man padaryti, kad bent jau būtų man geriau? Nu, visų pirma, man geriau, ne? Nes, nu, aš vis tiek, nu, viskas prasideda nuo tavęs. Ir aš šiandien vieną tokį klausiau irgi, žinai, aš kaip sakau, papuola mums kartais video, vieno kunigo video papuolė, čia labai trumpai tau pasidalinsiu, manau, kad bus irgi toks labai fainas dalykas. Kai pas jį ateina žmonės ir sako,
vat kodėl man taip blogai, aš čia ligotas, aš čia netektį patyriau, čia tas ana, žinai. Tai jisai, žinai, ką sako? Nu ir kas? Ir pa žmogų iš aukos pozicijos įsijungia puolėjas. Taip. Ir jisai, kaip tai? Tau ką nerūpi, ką aš jaučiu, nerūpi, kad man blogai, ta prasme, ir jisai tada puola. Tai va, žinai, aš iš ko išėjau, nes yra aukos, yra tas puolėjo Agresoriaus. momentas, taip. Ir tai yra du tokie dalykai, kur iš pradžių žmogus į auką, ne, į manipulacijas. A, jeigu tu taip nepadarysi, tai tada, žinai, va, šitą nedarysiu, ne? Ir tarsi jisai va į tą aukos poziciją eina, o po to jisai lygiai taip pat peršoka į tai, kad jisai tave pradeda kaltinti dar. Taip. Tai va, tai šitoj vietoje aš išėjau iš aukos pozicijos, o kodėl kažkam turi būti manęs gaila, ta prasme. Ir žinai, aš pamenu, kai aš ištekėjau 25 metų būdama ir pasirinkau tą savo kelią, kokį pasirinkau, taip, ir Rimas tuo metu buvo našlys, ir 3 vaikai, ir visiems tai buvo manęs gaila, žinok. Ta prasme, nes, nu, žinai, ką aš darau? Pakeičiau miestą, išėjau iš darbo, ištekėjau į mažesnį miestelį, į šeimą, kurioje buvo jau 3 vaikai. Ta prasme, aš savo vaikų neturėjau, kaip aš juos auklėsiu ir taip toliau. Ir visiems kažkaip tai buvo, žinai, manęs gaila. Ir jie mane bandė, žinai, kaip supporti, nu, tarsi bandė man kažkaip padėti, ne? Mhm. O, žinok, turiu tokį gilų įsitikinimą, kad gailestis tai yra tai, kas mus veda į dugną. Gailestis. Visiškai. Na, užuojauta truputį kitaip, bet Atjauta. gailestis, Atjauta. atjauta taip, kitaip, tai yra, nu, kitoks suvokimas. Ir pavyzdžiui, gailestis tai yra tai, kas iš viso, ir žinai, kas būna, būna sėdi žmogus ir gaili savęs. Taip. O tiesiog Labai gaili, dažnas tu supranti, atvejis. jo, ir supranti, ir vat aš tiesiog nustojau tą daryti. Tu prasme, kodėl man savęs turi būti gaila? Nu, blemba, nu tai jeigu aš tenai, nu, nepadariau, tai aš neturiu ir aš tą suvokiu priklausomybę, kad, nu, tą, ką turiu, tai yra mano rankų darbas. Vat tai, ką Taip. dabar aš gyvenu ir taip, kaip aš gyvenu, va šitom rankytėm, va šita galvytė ir va šita širdelė aš sukūriau. Viskas. Taip. Ir nei aš kažką galiu kaltinti, ne, nei aš kažką galiu save kaltinti, kitą kaltinti, gailėtis ir taip toliau. Tai va šitas irgi labai padeda. Suvokimas apskritai, kad dėl nieko tu nekaltas, dėl nieko tau neturi būti gėda, bet ateina supratimas, kad tokia, jeigu yra ten va, tokia situacija, vadinasi, nu aš tiesiog prie jos priejau, ką aš iš to turiu išmokti. Taip. Suvokti Ir tai yra viskas, kokią žinau. pamoką. Jo, tai čia, kaip sakau, tik tai savęs neužgriaužti, save nenuvaryti į kapus anksčiau laiko, žinai, nes žmonės labai dažnai save laidoja anksčiau laiko arba nurašo anksčiau laiko, tai va šito tikrai nedaryti. Neišėjo kažkas, o jūs galvojat, man visada išeina. Man tiek daug kartų neišėjo, kad aš ten, žinai, ir aš galėčiau sėdėti ir galvoti, Dieve, 1001 kartą man neišėjo. Nu ir kas nuo to pasikeis? Aš tada sėdžiu ir galvoju, o kaip man padaryti, kad išeitų? Suprantate, aš sprendimų ieškau. Vat ką aš suvokiau per gyvenimą, okei, priemu, kad taip yra ir po to galvoju, o noriu, kad būtų kitaip. Okei, noriu. O ką galėčiau padaryti dėl to, kad būtų kitaip? Ar aš kažką galiu padaryti? Galiu, gerai, nes tas suvokimas, kad tu gali. Taip. Niekas kitas, tu gali kažką Tik tu. pakeisti, padaryti kitaip. Okei, ką galiu padaryti? Okei, galiu tą padaryti. Gerai, padarau. Ir dar vienas toks momentas, žinai, kas man labai padeda, iš tikrųjų, kai ateina mintis padaryti, aš turiu tai padaryti čia ir dabar. Nes jeigu atidedu, aš niekada negrįžtu beveik prie to dalyko. Manau, kad čia pas visus taip yra. Tai yra mano, nu, tu sakai pas visus, nu, pas daugumą greičiausiai tai yra. Ir žinok, vat ateina idėja ir jeigu aš jos nerealizuoju ten 24 valandų bėgyje, ne, nepradedu bent jau juodraščio rašyti, ne, nes gimsta visokios idėjos ir projektai galvoje. Ir aš tada turiu kažkaip tai juos, žinai, Įžeminti. įžeminti, okei, tada pradėti daryti veiksmą, aš net nežinau galutinio rezultato, aš nežinau, kas ten bus iš to, nes labai dažnai žmonės galvoja, vat jie turi numatyti iki pat galo. Nu, iki pat paskutinės ten detalės. Ir tada jūs antiek užsigrūzinat ir antiek užkraunat savo ant pečių, kad tai yra sunku, tai bus, nu, nepakeliama našta, atims daug laiko ir taip toliau. Ir jūs tada galvojat, Šitoje vietoje aš perskaičiau labai seniai vienoje knygoje tokį labai gerą kaip vizualizaciją, patarimą, nežinau kaip pasakyti, tai pasidalinsiu šitoje vietoje, iš tikrųjų, kas man labai padėjo judėti į priekį po žingsnelį.
Tai tiesiog sako, įsivaizduok, kad tu naktį važiuoji su mašina ir tu apšvieti kelią 60 metrų. Ir tu nematai, kas bus toliau, bet juk tu važiuoji. Tai lygiai taip pat, kai mes kažką, vat, kuriam projektus, kai kažką darom, mes svarbu žinom pirmą žingsnį, ne? Pirmą žingsnį žengiam, atsiranda antras žingsnis žengiam, atsiranda trečias. Ir va taip mes vis apšviečiam toliau savo tą, nu, kelią, žinojimą. Tai taip. Mhm, teisingai. Čia kai pradedi keliauti, tai tu supranti, kad jeigu tau reikia nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Paryžiaus, tai tiesiog yra atstumas, bet tu nematai viso to atstumo, tu matai tik tai atkarpas, ane? Tai lygiai Taip. tas pats ir viskame. Tai va, tai bet kokia atkarpa, jinai yra atkarpa, jinai gali būti vėjuota, jinai gali būti su vaivorykšte, jinai gali būti saulėta, akinti saulė gali, jinai gali būti lietinga, ne? Tiesiog yra atkarpos. Tai lygiai tas pats ir kai mes einam, žinai, yra atkarpa. Nu ką aš galiu padaryti, jeigu lyja? Nu nieko. Nu ką aš Skėtį galiu galiu padaryti? Man pasiimti. tuo metu liūdna. Nu priimti savo tą liūdėsį, ne? Arba priimti savo tą tokį kažkokį tai va tą būseną. Viskas, pabūti, padėkoti, kad tu ją turi. Tiesa, žinai, man toksai ateina momentas, nes kol mes sveiki, mes irgi tai labai kažkaip tai nevertinam. Ir va dabar va man tiesiog aš penktadienį sušalau prie jūros, 20 laipsnių šilumos, bet nu, aš žinau, kad aš jau tokia darausi gležnutė, aš prie 20 laipsnių vakare prie jūros sušalau. Ir aš pradėjau jausti kelias dienas, kad man lyg, nu, peršti lyg sausėja, tai gerai, kad mes turim ten savo pagalbininkus, ane kaip gelbėjamės ir aš nu, tiesiog esu pajėgi nu, gyventi, daryti kažką ir supranti ir pabėgo dabar mintis, ką aš norėjau pasakyti. Kažką norėjau pasakyti. Nu, mes kalbėjom apie tos žingsnius, apie kelionę į priekį. Tai Mhm, apie kelionę į priekį ir aš vat kažką tai norėjau. Aš kai į detalės nueinu, tai man kartais man pasimeta irgi tas, tai būna. ane? Čia žinai, kaip sako, nemes kelio dėl takelio. O aš kadangi esu toksai detalių, žinai, man reikia detalizuoti, man reikia nupiešti aplinkui, žinai, kokia ten buvo aplinka ir taip toliau. Tai va, tai, nu, gal atsiminsiu, pasakysiu, nes vat kažką norėjau su tuo susijęti, žinai, ir užmiršau. Gal kokį palaikymą, nes man tuo metu prisiminiau, aš dabar pasakysiu tada, ką aš prisiminiau ir tu gal prisiminsi, ką tu norėjai pasakyti. Nes iš tikrųjų, vat, ko man dar labai patinka būti šioje kompanijoje, nu, sakykime, netgi kai tu esi mano mentorė, Raimonda ten ir Rimas taip pat. Ir kai man, vat, aš buvau užstrigus 2 savaitėm kažkurio momentu, vat, tiesiog buvau užstrigus, man taip kažkaip negera ir jaučiu, vat, kadangi, nu, kaip jau tada jums išsikalbėjau, dabar paminėsiu, kad man atrodo, kad manęs tėtis nepalaiko, reiškia manęs Dievas nepalaiko, reiškia manęs niekas nepalaiko, aš čia viena kovoju su to gyvenimo sunkybėm. Ir tada vat, Jolanta paskambino, mes turėjom turėti darbinį susitikimą, bet aš tiesiog pasakiau, kad aš negaliu, nors man iki tol net ir kažkiek gėda buvo prisipažinti, kad kažkas su manim ne taip ar ne, aš čia žmonės vedu, su manim kažkas ne taip. Ir tada mes prisimenu, Jolanta su manim ir su Rimu prakalbėjo 2,5 valandos. Ir aš tiek gavau palaikymo, ir aš tokia buvau po to laiminga ir vėl galiu toliau įsijungti ir kažką tai daryti, ir aš turiu energijos ir jėgos ir noro, sakykime, ar ne, o kažkurioje vietoje buvau užstrigus. Ir kai aš gaunu palaikymo, tada aš vėlgi galiu duoti kitiems palaikymą, ar ne, tai yra nu, tokia grandininė reakcija. Tai va, tai iš tikrųjų esu labai dėkinga už tai, kad esu su jumis, kad jūs esate ir kad tu va, esi tokia, nu, tokia protinga, supratinga ir nežinau, palaikanti. Ačiū. Va čia žinai, kas yra labai svarbus dalykas, nes kas man patinka tinkliniam, kad jeigu jūs randate tinkamą terpę, tinkamą aplinką, tinkamus žmonės, tie žmonės geba jūs ugdyti arba jūs ugdotės jų nu, aplinkoj, taip? Taip, energetiniam Bet ugdymui. labai svarbu rasti tą terpę, nes mes dažnai pataikom į, nu, aišku, žinai, čia kaip sakau, nieko nėra šiaip sau. Tu, jeigu pataikai tą aplinką, kur tave demotyvuoja, tai tu ten irgi turėjai atsidurti. Taip, Kaip tu nes tavo suprasi, tokios kas yra mintys buvo. šviesu, jeigu nematai, kas yra tamsu, ne? Kaip tu suprasi, kas yra šilta, jeigu nesupranti, kas yra šalta. Tai Taip, va, tai ir aplinka irgi labai svarbu stebėti, va, kokia yra aplinka, taip. Ir kada žmonės man, va, sako, aš žinai, radau save ir savo tą bendruomenę ir tą aplinką, tai tada, kada jie iš tikrųjų joje jaučiasi gerai, kada jie jaučia tą palaikymą, kada jie jaučia, kad apie juos saugumą. galvoja, taip, saugumą, tai va tada žmogus jisai ką? Kai jisai nori būti toje aplinkoje, jisai pradeda norėti kurti ir daryti. Taip. Nes labai dažnai mes, žinai, kaip sakau, esam priversti daryti,
nors nenorim būti. Nu, ten, prasme, vat, yra toksai, nu, momentas, tai čia yra labai svarbus. Jeigu tu nenori būti tame, ne, nenori priimti to, kas vyksta ten toje aplinkoje, tai tu ir nedarysi. Prasme, Tikrai. pirma, tai yra priimti vat, tai, kas, kur tu esi, ne, tada stebėti, rasti savo kažkokį pavyzdį, kuriuo sekti. Ir tada pradėti judėti tą linkmę. Tai va, tai palaikymas, tai be abejo. Ir žinai, ir aš matau daugelio tinklinio marketingo kompanijų ir matau tuos žmonės, kurie yra. Tai va, būtent tada, kada jie gauna palaikymą, jie iš tikrųjų ten yra ir pradeda judėti, pradeda daryti ir pradeda gauti rezultatą. Taip, Ir nespaudimo. nesvarbu, kuri kompanija, tiesiog žmogus atrado savo mokytojus, savo vietą, savo aplinką, ne, ir tenai gali save realizuoti. Taip. Taip, nes aš iki šios kompanijos, sakykime, vat, iki tol, kol įėjau į šitą bendruomenę, aš visiškai viena buvau su gyvenimu, nu, ta prasme, su gyvenimo peripetijom. Ką pasidarau, tą turiu, galiu atsiremti į tave, nėra nei vieno žmogaus, kuo galiu pasitikėti. Nu, ta prasme, nėra žmogaus, aš ir dukra, ir mano vaikai, ar ne? Ir va dabar aš jaučiu, kad aš tikrai turiu ir finansinę pagalbę, ar ne, ir stabilų užnugarį, palaikymą, ir plus galimybę pasireikšti, tobulėti, aukti ir tuo pačiu ugdyti jau savo komandą. Tai man tai yra, nu, toks pilnas savęs realizavimas. Ir plus, aišku, tie produktai, nu, tai jie mane ir prikėlė iš to mirties taško, kur jau buvo klausimas, kaip čia save išsilaikyti, ar ne, kaip išsilaikyti, kai nėra energijos ir negali, vat, kai aš esu amatininkė, ar ne, ir negaliu dirbti. Tai kaip man uždirbti tos pinigus? Taip. Tai aš čia su šita kompanija gavau tiek daug pliusų ir matau, kad dar man, oi, kiek daug yra, kur augti ir plėstis. Ir va, esu dėkinga, iš tikrųjų dėkinga gyvenimui, dėkinga Raimondai, dėkinga tau visiems, iki begalybės dėkinga, kad aš esu čia. Nes, nu, tiesiog matau, kad dabar aš galiu gyventi ir mėgautis gyvenimo, o pirma toks jausmas jau buvo, kad aš verdu savo sultyse. Vat pati viena, pati viena, pati viena. Tai va, tai man toks Pas tave labai... buvo klausimas, žinai, nes tu man atsiuntei šios temos klausimus, šiek tiek buvo klausimas, kodėl keičiau kompaniją. Taip, Taip. buvo tas klausimas ir, žinai, jeigu taip atvirai, tai yra ketvirta mano kompanija ir pasakysiu, kad kada tu gyveni ir gyveni iš tikrųjų pagal tą savo pajautimą, tai tu ir darai tam tikrus pokyčius, nes, nu, iš principo, kas kitas nugyvens tavo gyvenimą, jeigu ne tu pats. Tai pas mane buvo pirmoji kompanija labai ten, žinai, Avonas vieną mėnesį aš su katalogu pavaikščiojau, būdama studentė. Tai aš nežinau, čia skaityti ar neskaityti šitą dalyką. Nu, Ir žinai patirtis. ką, aš dabar netgi pagalvoju, kad kai kas ateina į PM ir lygiai taip pat pavaikšto ten su tuo katalogu, ane? Ir kažkaip tai niekas nenori ir tu taip, žinai, galvoji, žinokit, tinklinis marketingas dabar visai kitoks. Ta prasme, visai nevaikščiojimas su katalogais po biurus, po namus, ane, ir nesiūlymas, žinot, visiems, kas nenori. Ne, čia dabar visai kitaip. Po to buvo Amerikiai. Ir į Amerikiai tai jau dėl to, kad ieškojau papildomo darbo, ne, kažko ieškojau. Kažko norėjau. Aš nenorėjau, tame, kame buvau, manęs jau netenkino, ne, aš norėjau kažko tai dar. Ir po to, kai atėjau į Amway, prieš tai buvusią savo kompaniją, ir aš apie tai labai drąsiai kalbu, nes už visas patirtis aš esu dėkinga. Nes manęs dabar tokios nebūtų, jeigu aš nebūčiau turėjusi tų patirčių. Dėl ko aš atėjau į Amway? Dėl to, kad mano vyras ten buvo ir aš pamačiau, kad mes galim turėti šeimos verslą, kad mes galim kartu tai daryti. Kartu galvoti, kartu važiuoti, kartu keliauti. Aš nenorėjau jisai į vieną pusę, aš į kitą pusę. Aš va taip nenorėjau. Suprantate, aš norėjau kartu. Tai dėl to mano buvo labai stiprus motyvas ir aš tame tenai išbuvau pakankamai ilgai. Daug metų, 15 metų. Ir bet paskutiniai 5-7 metai aš jaučiau, kad aš jau, žinai, tarsi, vat, kaip tu sakai, verdu savo sultyse. Tasme, kažkur, žinai, kai tu vaikštai tam labirinte ir tu niekaip nesupranti, kur išėjimas. Išėjimas galbūt yra, bet aš jo nemačiau. Aš tiesiog, vat, užsisukau tame, kaip ir tu gyveni, nu, va, tau, žinai, sausau, va, tu supranti, nematai į priekį, nu, gali gal pasidžiaugti tuo, ką padarėjai, dabar kažką turi, viskas. Ir po to aš tiesiog savo pripažinau, kad, nu atsiųs Dieve kažką tai, kur aš galėčiau išsiskleisti pilnai. Nu, bet prašau, atsiūs man kažką, nežinau ką,
bet atsiųsk, kur aš galėčiau save realizuoti ir kur aš galėčiau sužydėti, išskleisti visus savo potencialus, kas ten viduj giliai, nes tai apie kaip aš dabar mąstau, tai kaip aš dabar gyvenu ir tai, kai aš dabar dirbu ir kaip aš vedu žmonės, yra visiškai skirtingai negu taip, kaip aš dirbau prieš tai. Totaliai. Tai yra, žinai, nuo kontrolieriaus, sakykime, arba valdančio visus procesus, iki dabar tokio, kuris realiai leidžia, kad žmonės irgi prisidėtų prie to ir kurtų tą visą gerbuvį. Suprantate, tai yra totaliai skirtingai. Ir tada taip, tada reikėjo drąsos. Keisti ir eiti į naują reikia drąsos, nes tu ateini į naują visiškai nuo nulio. Nu, iš principo nuo nulio. Nes aš negaliu pasakyti, kad mūsų komanda, žinai, bėgo paskui mus. Ne, mes išugdėm lojalumą kompanijai, bet ne savo. Ir pokytis buvo reikalingas tam, kad tiesiog aš jau pati, kaip asmenybė, galėčiau toliau eiti. Žinai, kai tu išaugi rūbą. Taip. Nu, vat kai tu išaugi Taip. rūbą. Ir jeigu tu pasilieki, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, žinai, kaip vaikai išauga batus, o jiems vis tiek deda per mažus. Sulaužo jų kaulus, sulaužo jų, nu, tada, nu, prastėja jų sveikata ir taip toliau. Tai va, tai aš tiesiog suvokiu, kad reikia kažkokio pokyčio ir tas pokytis, jisai atėjo per daugelį suvokimų. Apie pinigus, apie žmonės, apie santykius, apie tai, kaip aš tai matau, ką aš noriu, taip, kad man iš tikrųjų leistų reikštis. Nes daugelį metų man tiesiog su mano nuomonė ir su mano pažiūrom neleido reikštis. Mane, žinai, laikė tokiam, va taip reikia galvoti ir ne kitaip. Tai dabar, kai ateina pas mane žmonės, kurie galvoja visai kitaip, ne, pavyzdžiui, tu su savo požiūriu, su savo nuostato, mane ateina dar kiti žmonės. Jie mato taip, kaip jie mato, ne, aš matau geltono, jie mato tokį auksinį oranžinę. Valio, ta prasme, nu tai super, mes daugiau galim padaryti ir sukurti ir aš jau to nebijau. Aš nenoriu valdyti, kontroliuoti žmonių. Jie ateina unikalūs, tobuli, tokie, kokie, žinai, sukurti su savo talentais ir gali tiek daug padaryti. Ir jeigu mes kartu surandame bendrą kalbą, tai mes galim sukurti tokį sodą, nu, ten rožyną, gėlyną, ten medelyną ir taip toliau, kad wow. O ne tai, kad tik tai krapai. Mūsų daržė tai krapai. Tai va, to reikėjo jau, žinai. Tai dabar dar noriu paklausti, ar tai ir yra didžiausia drąsa tinkliniam versle, kad pakeisti, jeigu tau nebetinka, ar yra dar kažkas, nu, ką tu skaitai, kur reikia daugiausiai drąsos būtent šitoj tinkliniai rinkodarai? Matai, kas yra, man buvo tokie keli komentarai, sako, va, tie, kurie laksto, tai tie nieko nepasiekė. Žmonės, mėlyje, aš noriu, kad jūs išgirstumėt, aš ne apie lakstimą. Žinai, tu susirandi vieną vaikiną, nu ir jisai tau kažko netinka, ne? Ir tu davai kito ieškai, ne? Ir vėl kito. Ta prasme, tai ten gali 10 vaikinų pereiti, ta prasme, ir niekas tau netiks. Ir niekas Jeigu tu nedirbi su savima, ne, jeigu tu nežinai, ko tu nori, tai tau bet koks tinka. Tu vat nežinai, kokio tu vyro nori, tai tau tiks bet koks. Ir tada pasitaiko pagal ką, pagal tam tikrus modelius ten ir taip toliau, programas ir panašiai. Tai vat lygiai tas pats, aš nekviečiu keisti kompanijų, vat aš labai noriu, kad, žinai, žmonės, nes labai dažnai kažkaip tai išgirstame, kad vat kažkas pakeitė kompaniją ir čia, žinai, vat tikslingai, ne. Yra žmonių, kurie keičia kompanijas kaip kojines, nes jie supranta momentum tam tikrą dalyką ir jie, žinai, vat galvoja, ai, vat aš ten ateisiu į visiškai naują kompaniją ir ten kažką padarysiu, ne, ir čia jau bus pinigai ir bus laimė ir džiaugsmas. Aš ne apie tai. Aš kalbu apie pokytį tada, kada jūs jau suprantate, kad nei į dešinę, nei į kairę, nei į priekį, nei atgal, ta prasme nėra. Nes kai kurie žmonės užstringa savo kompanijose, bet jie atranda tą, žinai, šviesą tunelio gale, jie supranta, kad jie gali tai padaryti, jie pradeda eiti daryti, pas juos vyksta ir jie gauna tai, ko jie nori. Ir tai nereiškia, kad jūs atėjote į kompaniją, per 2 savaitės pas jūs nieko nesigavo ir jūs ir einu toliau. Ne, aš ne apie tai. Taip, tai keisti kompaniją reikia tam, nu, tu turi vėlgi, nu, suprasti, kas ten su tavim vyksta, taip, kur tu eini, ko tu nori ir taip toliau. Ir kitas dalykas, keisti kompaniją, kada tu esi vedantis arba tu esi vienas, čia yra 2 skirtingi dalykai. Va čia irgi yra labai svarbu suprasti, taip, nes jeigu tu vedėjai prieš tai didelę komandą ir keisti, tai yra labai sudėtinga.
Nes kažkas priims, kažkas nepriims, kažkas supyks, kažkas liūdės, kažkas verks, kažkas pasidžiaugs, visokių bus. Ir tą sprendimą priimti žymiai sudėtingiau. Tai va, tai a, kur drąsos reikia tinkliniam marketinge, tai yra keli momentai. Vienas dalykas, tai yra apskritai, kad aš esu tinklinio marketingo atstovas. Tai yra, nu, Šimtą aš procentų. esu, nežinau, aš esu kirpėja, aš esu statybininkas, aš esu valytojas, aš esu buhalteris, aš esu vadovas, aš esu tinklinio marketingo atstovas. Tai yra tiesiog specialybė, profesija, kurią jūs turite. Už tai gėda neturi būti. Bet koks darbas yra darbas. Ir įsivaizduok, jeigu mes neturėtumėm valytojų, pardavėjų, kasininkų, ne, ten, nežinau, degalinės tarnautojų ir taip toliau. Nu, būtų baisu. Tarsi, o tai kaip pasidarytų tie darbai? Tarsi, kiekvienas žmogus, jisai turi savo paskirties tą tašką. Ir jeigu jisai tą darbą daro su tikrai, nu, pasididžiavimu, tai visiems yra nuo to gerai. Aš turiu namų tvarkytoją, jinai ateina, jinai pasileidžia muziką ausinukuose ir jinai tenai, jinai dar kolumbietė, tai įsivaizduoju tą prasme, ten kokia energetika, ne koks temperamentas. Jinai čia su ta šluota, tai varo, tik tai va tai va. Ir jai kaifas. Ir aš džiaugiuosi po to, žinai, pas mane švarios grindys ir dulkių nėra, ta prasme. Ir mes abi laimingos, aš jai duodu tuos pinigus, jinai džiaugiasi, aš džiaugiuosi, ką aš turiu ir mes visi laimingi nuo to. Tai va, tai tinklinio marketingo atstovas arba tinklinio marketingo nežinau kaip pavadinti, nu, kai distributorius, nežinau, tinklinės rinkodaros specialistas, ne, tinklininkas. Tai yra specialybė lygiai tokia pati, kaip bet kuri kita specialybė. Ir mes darom žmonės laimingais. Mūsų užduotis - atrasti žmonėms sprendimą ir padaryti, kad jie būtų laimingesni negu kito. Mūsų užduotis jų neliūdinti ir nepykdyti ir taip toliau. Mūsų užduotis juos tiesiog padaryti laimingesniais. O dabar, pažiūrėjau, žiūriu į tave, ne? Tu atėjus į PM tinklinį, ne? Nu, va, jau į tą tikrąjį tinklinį. Nu, tu jautiesi dėl to gerai. Visko būna, Lydija, visko būna, visokių dienų. Būna ir ten kažkokių nesąmoningų dienų. Bet bendroj visumoj 8% viskas yra gerai. Mes judam, turim tikslą ir judam į priekį. 20%, nu, okei, nu, ta prasme, taip, visko būna gyvenime. Tai va tas, va toksai, žinai, kas yra, priimti, kad aš esu tas, nu, ir čia yra irgi drąsos reikalas. Žinai, pasakyti, kad apsiverstų tavo liežuvis, tai čia dar Taip. irgi yra, nes kažkodėl gėda, žinai, kažkodėl Bet aš ir gėda. nesuprantu, kodėl gėda. Žinai, kas yra? Gal dėl to, kad, pavyzdžiui, aš prisimenu tuos agentus, kurie eidavo po butus. Ir tarsi atrodydavo, kad jie neturi kitos išeities, tik tai, žinai, kažką nupirkti ir parduoti, einant per butus brangiau. Nu, va tiesiog, žinai, galbūt asociacijos kažkokios, galbūt mes turim sąsają su kažkokiu tinklinio marketingo žmogum, už kurį mums gėda. Nu, va įsivaizduok, yra žmonių, už kuriuos gali būti gėda. Taip. Ir man kaip šitos srities atstovui, už kai kuriuos tinklinio marketingo atstovus gėda. Ir Sutinku. supranti, jeigu tu jauti gėdą, kaip tu pripažinsi, kad... Bet palaukit, o valytojų yra blogų? Yra. Yra. Gerų yra. Yra. O, nežinau, vairuotojų yra gerų ir blogų? Yra. Statybininkų gerų blogų, dantistų gerų blogų. Ta prasme, tai kodėl tam geram dantistui turi būti gėda už tą blogą dantistą, kuris sugadino kažkam dantis? Jam niekiek negėda, ne? Tai va, tai viskas nuo mūsų prasideda, nuo mūsų pačių. Tai va, tai vienu žodžiu, tai dabar žiūrėk, kitas momentas, tai pripažinti, tada suprasti apskritai, kokia yra paskirtis tinklinio marketingo, nes tinklinis marketingas nėra prekyba. Prekyba tai yra tada, kada jūs nueinate į parduotuvę, Maxima, Lidl, Aldi, bet kurią kitą parduotuvę ir jūs imat pieną, bulką, tualetinį popierių, bananus, ta prasme, čia yra prekyba. Tinklinis marketingas tai yra pardavimai, kai mūsų užduotis suprasti, ko reikia žmogui, ko jisai nori, koks yra jo poreikis ir padėti tai jam gauti. Čia yra totaliai skirtingas dalykas. Mūsų funkcija yra ne nupirkau, pardaviau, ne špekulianto. Ne špekulianto, supranti, mūsų funkcija ne špekulianto.
O iki šiol kažkodėl žmonės galvoja, kad tinklinis marketingas tai špekulacija. Spekuliantai. Špekuliantai, jo, ne, tarsi, ne tai, žinai. Aš kaip sakau, mūsų užduotis yra padėti žmogui surasti jo sprendimą, padaryti jo gyvenimą laimingesnį, gražesnį, sveikesnį, ne, ir tai daryti ne per prievartą. Jeigu žmogus nenori, tu nieko negali padaryti. Tu gali arklį atvesti prie vandens, bet priversti jį gerti negali. Negali. Tai va, mes negalim padaryti visų laimingais, ten, sveikais ir taip toliau. Žmogus tik taip pats gali su tuo sutikti, o dar jeigu randa šalia, kas gali padėti, tai super, ne? Tai va, drąsa, kas dar? Pasakyti, pakalbinti žmogų. Taip, nu pasakyti jam, va, aš turiu unikalų produktą sveikatinimui, grožiui, geresniai fiziniai, emociniai sveikatai ir padedu žmonėms turėti geresnę savęs versiją. Ar tau būtų įdomu apie tai sužinoti daugiau? Vat mes tiesiog bijom tai pasakyti. Atrodo, vat už tai, žinai, nušaus. O tiesiog nušaus, prikals prie kryžiaus ir taip toliau. Nu, Žmonės mėlyje, ne? geriausiu atveju iškritikuos. Nu, Pasakė. iškritikuos, ką tu čia per nesąmonę, ne, ir taip toliau. Bet esmė tame, kad, nu, visko gali būti, nes kitas žmogus masto kitaip negu jūs, ne? Bet jeigu jūs jau suspratot, kad aš noriu eiti šituo keliu, jums reikės tą transliuoti, ne? Ir į tą transliaciją pasijungs tie, kam reikia. O Tie, kam kam nereikia, tiesiog išeis, ne? Tai va, po to, žinai, atsiranda drąsa, nu, taip, tų pačių pinigų, turėti pinigų. Nes tinkliniam marketingė, patikėkit, tų pinigų yra. Ir su PM mes dabar ką matom, kad žmonės uždirba tai, ko jie niekada prieš tai tinkliniuose neuždirbo. Bet PM'as apskritai yra unikalus tuo, kad mes turim žmonių, kurie, žinot, tinklinė marketingė uždirbdavo 500 eurų, dabar uždirba 4000. Turim tokių pavyzdžių. Vadinasi, čia yra kažkas kitaip, ne? Ir aš labai kviečiu kreiptis į Lidiją ir paklausti, kas ten yra kitaip, kodėl skiriasi, ne? Nes yra esminių tokių skirtumų, nes kompanija šiai dienai labai auga. Ir tame augime, tame augimo agregore, realiai žmonės irgi gali ką augti drauge. Taip? Nes jeigu kompanija jinai krenta apyvartoj, vienetai tik tai gali iššokti, išaugti ir taip toliau. Tai va, tai rezultatas, ne, pinigai. Kad pinigai nėra blogis. Taip? Tai va čia irgi išdrįsti su savim padirbėti ir be abejo kreiptis galbūt į specialistus, jeigu pas jūs yra tas pinigų blokas ir tiesiog nu gali tą pas mane. pradėti. Va, Lidija gali pradirbinėti su jumis pinigų bloką, ne, sakykime, Taip. sėkmės tą bloką, nu, nes taip irgi yra, ta prasme, jeigu jūs jaučiate, kad jūs visą laiką daužotės galvą į lubas, vadinasi, pas jūs yra kažkur tai, žinot, uždėtas, nu, blokas ir viskas. Ir kol jūs jo nenuimsite, jūs nepakilsite į antrą ar trečią ar ketvirtą aukštą. Tai va, tai šitas drąsos išeiti į sceną kalbėti. Išeiti žmonėm kalbėti drąsos, ne? Nes tada, žinai, bet vėlgi irgi susiduriam su to, o ką aš galiu pasakyti? O jeigu man pasakys, kad pas mane dantis kreivi? O jeigu man pasakys, kad ten aš sukiniais? O jeigu, ta prasme, pas mane irgi kreivi dantis. Hebra, nu, aš ta prasme, aš dėl to ne žmogus ir negaliu kalbėti? Ta prasme. Turiu tipo būti jau visai, ne? Ir mano vat, išvaizda, netgi vat, tie, kas mato, ne, atrodo, plaukai sutvarkyti, makiažas, ne, nagai sutvarkyti, čia viskas sutvarkyta, taip? Ir gali būti pa žmogų kažkas nesutvarkyta. Mes netobuli. Ir tobulais nereikia būti, ne? Ir kuo jūs netobulesni, žinot, aš dabar žiūriu kai kuriuos modelius, tu matai tos modelius su baltmės dėmėm? Dabar yra labai, labai gerai uždirbantis modeliai, pas juos ant kūno, pavyzdžiui, mulatės ir pas juos ant kūno baltos dėmės, tai yra baltmė, tai yra liga. Taip. Ir jos realiai apsinuoginusios, sakykime, ten, nu, pavyzdžiui, maudimukai, ne, ir jos, nu, modeliai, jos demonstruoja rūbus su tokiu kūnu ir jo neslepia. Nors vaikystėje tai buvo didžiulė joms trauma ir jos slėpdavo savo kūną. O dabar tai yra tipo kažkoks, Privalumas. tai privalumas, taip. Tai va, tai aš kaip sakau, ir, nu, yra tam tikrų momentų ir tiesiog priimti save taip, galbūt pas mane nosis didesnė, galbūt pas mane dar kažkas tai, bet pas mane ir šiaip kitų gerų dalykų yra, ne, vat priimti save, vat drąsa priimti save tokį, koks tu esi. Čia irgi yra vienas iš tų dalykų. Taip, galbūt tu mykčioji, galbūt tu nemoki gražiai kalbėti. Ok,
Nu tai mes turim sistemą, mes turim pagalbą, kur žmonės iš tikrųjų gali, naudojantį sistemą, susikurti savo tą geresnį gerbuvį. Taip, Ir nereikia visiems tobulai kalbėti. Bet jeigu jūs kalbate iš širdies, patikėkit, nesvarbu, ką jūs sakote, o svarbu, ką žmogus jaučia. Nes taip, jisai pajaus jūs, ar jūs meluojat ar ne. taip. Tai va, tai priimti save, nu, daug tokių dalykų, žinai, aš kaip sakau, ir visi vis tiek susiję kažkiek tai su suvokimais, saviugda, nu, net ne kažkiek, didelė dalim. Taip. Kas mūsų galvoj, tas ir išoriai. Tai kai mes žengiam va, tuos iš komforto zonos, susitinkam su naujom užduotim, pasižiūrim, kas mumise trukdo, ar ne, ir nu, prasidirbam, paleidžiam, suvokiam ir einam toliau. Va, tame visas augimas ir yra. Ir kiek aš suprantu, kad žmogaus aplamai gyvenimo prasmė ir yra ne kažkame kitame, o kai aš turiu tikslą, aš einu link tikslo, jau mėgaujuosi procesu, aš pasiekiau tikslą, užtvirtinau tą nu, savo sėkmę ar ne tą savo prasmę, įprasminau. Ir vėl toliau keliu kitą tikslą ir vėl einu. Tai visa prasmė ir yra mūsų norų išsiskleidimo ir leidimo tuos norus atvesti savo gyvenimą. Nes norai kylantis iš širdies, na, jie mus, kaip pasakyti, motyvuoja, veža ir pripildo. Bet jeigu mes juos užgniaužiam ir neleidžiam savo turėti, nes nu, neturim galimybių, pavyzdžiui, tai mes pradedam nunykti, degraduoti, mes einam į depresiją, mes einam į apatiją, mes einam į tą beprasmybę tada. Nes jeigu širdies noras išsiskleidė, o mes, nu, sakom, jam nėra šansų, nu, niekada nebus, tai viskas, vat mes ir užsidarėm. Ir važiuojam žemyn. Tai va šita kompanija iš tikrųjų duoda, kadangi aš jau turiu įgūdžius dirbti su savo programom, kadangi yra nauji iššūkiai, nauji laipteliai, tai man, pavyzdžiui, lipti šituo keliu yra labai labai įdomu. Pritaikant savo žinias, ar ne, ir tuo pačiu lygiai taip pat aš dirbu ir su savo komanda. Tai yra užstrigom kažkur, aha, bijau sėkmės, gerai, kodėl tu tos sėkmės bijai, prasidirbam, vat, ir toliau važiuojam. Tai yra tikrai toks, nu, tobula erdvė išreikšti save, vat, kaip tu sakai, realizuoti save. Mhm. Jo, išreikšti va tai, kas yra tavo talentai, kas yra tavo stiprybės ir panaudoti juos, žinai, kuriant tą dar didesnį gerbuvį. Čia va toks labai svarbus dalykas. Bet iš kitos pusės, žinai, aš pastebėjau, kad, nu, ne visi savo užduoda klausimą, kaip vystytis, kaip evoliucionuoti, ne, kad va yra kažką pasiekiau, tada toliau. Nes ką aš girdžiu pa žmonės, tai jie vis tiek nori kažkokio stabilumo. Žinai, va, noriu, va, nu, vat, kad būtų vat taip gerai, kaip vat yra. Vat daugiau nejudinkit mane, nei į apačią, nei į viršų nejudinkit, va taip kaip yra ir, žinai, ir būna taip, kad sustoja savo tam tokiam burbule. Tai vat kas man patinka, kad atrodo tinklinis, taip, čia yra pardavimai, tai yra produktas, ne, tai yra tam tikros rūšies verslas marketingo srityje, taip. Bet esmė tame, kad va tos pakopos, va kur žmonės eina, ne, karjeros laipteliai, kaip mes vadinam, va ten pradeda atsiskleidinėti jo va visas tas potencialas. Jisai, žinai, užlipo ant pirmo laiptelio, jau jisai taip nevalingai, žinai, galvoja, nu gal ir antras man įkandamas, ne, gal pabandom, ne, ir tas vat procesas, tas augimas, žinai, ir pažadinimas, kad, nu, nebūtinai turi būti visada va taip, ne. Nes, nu, mes galim, kaip sakau, vat, ugdytis ir lipti tais laipteliais, tai man labai, ir niekas, žinai, labai retai būna taip, kad, žinai, tu atėjai ant pirmo laiptelio ir jau atsidūrė ant 10. Ne. Niekai. Ta prasme, nu, nebent tu turi prieš tai ten 10 metų patirtį didžiulę, ne, ir tai, kur tu turėsi dar čia kažkokius dalykus išmokti, bet tu vis tiek lipsi kažkokiais tai etapais, ne. Tai va, tai čia lygiai tas pats su va, ta saviugda, kad žmogus, jisai gali ugdytis kartu su karjeros laipteliais. Ir va tą stebėti, žinai, ypač būnant mokytoju, tai yra, nu, neįkainojama patirtis ir matyti iš šono, ne, kaip žmonės keičiasi, kaip jie gerėja jų versijos pačių, taip, jie nekonkuruoja su nieko, jie tiesiog tampa geresni pačių savęs tos versijos. Tai va, tai tas va irgi, aš pati tave suprantu, nes pas mane irgi yra tas mokytojo kodas. Tai va, tai tas mokytojo kodas, jisai, va, kada tu žiūri progresą ir kada tu jį matai, tai yra, nu, superinis drive'as. Taip. Mhm. Tai ačiū tau, Jolanta, už viską, ko tu šiandien pasidalinai. Tikrai, manau, mūsų pokalbis buvo įdomus, net Rimas rašo smagus ir gilus pokalbis. Oho, mano vyras stebėjo net. Tu, kad Taip, jisai interneto, sakė, neturi. pasirodo. Matai, jisai Kiprė tenai, tai sakė be interneto, bet jisai stebėjo.
matai, Taip. gerai. Tai iš tikrųjų dar tada noriu tavęs paklausti, ką galėtum palinkėti žmogui, kuris norėtų įsitraukti vat, į tinklinės rinkodaros veiklą, ar ne, bet netiki savo jėgom, netiki savo gebėjimais ir, vat, bet, nu, kaip pasakyti, turi kažkokių svajonių, turi noro, bet vat, netiki savim. O tu turi teisės? Turiu. O kai tu ėjai teisės laikyti, kaip tu galvojai, kad tu išmoksi? Jo, žinok, užtikrinta 100% buvau. Ir tu išmokai ir turi ir taip toliau, ne? Taip. Ir aš stebiu, kad, nes pas mane gyvenime buvo 3 etapai, kai aš ėjau teisės laikytis. Pirmi du dėl to, kad visi kiti man bandė įrodyti, kam man to reikia. O man buvo toks kažkoks kosmosas, aš ten jausdavausi, žinai, kaip tunas skardinėje. Ir dar tą skardinę, va taip krato, įsivaizduoji? Tarsi aš atsisėsdavau į tą mašiną vairuoti ir man tenai veidrodėlis, bėgiai, pedalai, tai prasme, aš jausdavausi kaip tunas skardiniai, kurį dar va taip krato, supranti? Ir aš neišlaikiau, aš nedėjau iki teisų tuos 2 pirmus kartus. Ir po to 3 kartą, kai pas mane jau atsirado tas toksai, kad aš noriu pati, kad su tuo man bus didesnė laisvė, aš galėsiu vaiką nuvežti į darželį, ar ten pasiimti, ar nuvažiuoti į parduotuvę ir taip toliau, ir man nereikės ten eiti pėstute ar kviesti taksi. Vat kai pas mane tas atėjo toksai suvokimas, aš žinok, nuėjau, teoriją aš išsilaikiau iš karto, o praktiką taip, iš 3 karto. Bet aš gavau tas 2 pirmus egzaminus, kai neišlaikiau, labai gavau gerą praktiką, nes aš dabar žinau, kur yra esminės klaidos, kad man neįvyktų kažkas kelyje. Nu, ten buvo labai Taip, didžiulės pamokos. Ir man jos įsirėžė iki dabar ir aš žinau tas taisyklės, suprantu, o jeigu būčiau taip. neturėjus, tai būčiau, nu, nežinau, galbūt kažkur jau būčiau nuvažiavus į griovį kokį. Tai va, tai apie ką aš, kad kai jums kyla mintis, kad jūs norėtumėte išbandyti tinklinį, taip, tai jūs patys turite savo nuspręsti, ar jūs norite tik tai išbandyti, nu va taip pažiūrėti, žinot, viena akim, ar jūs realiai norite ateiti ir norite čia kažką gauti. Nu, vat, ko jūs norit? Nes jeigu jūs einat kažkur, bet jūs iš vis totaliai net nesuprantate, nu, jūs kažkas įkalbėjo, oi, žinai, tinklinis gerai, eik į tinklinę, ne, tu ten gausi kažką tai. Tai čia lygiai taip pat kaip su mano teisė. Matai, aš labai istorijos žmogus ir vizualizacijų žmogus, tarsime, bet, nu, lygiai taip kaip su teisėm. Kiek žmonių eina į kažkokius mokymus ir jų nepabaigia? Daug. Daug, be galo daug. Daug. Net nusiperka mokymus ir net jų neklauso. Tai Taip. lygiai tas pats ir su tinkliniu. Jūs nesistebėkit, kad tinklinis čia yra kažkoks tai nu, išskirtinumas. Ne, tai yra realiai viskas, ką mes be pradėtume. Pradėjom kulinarijos kursus, pabaigėm, kepam, nekepam. Pradėjom vairavimo kursus, pabaigėm, kepam, nekepam. Pradėjom universitetą, ne, pradėjom belekas gyvenime. Pas jūs turi būti galvoj va čia šiek tiek tvarkos. Tai yra, vat, okei, aš einu į tą sritį, tai ko aš tenai noriu? Nu, vat, ko aš noriu? Aš kai nuėjau į pirmąjį savo marketingą, pas mane buvo kas? Papildomi pinigai. 200-300 litų tam, kad aš galėčiau, nu, uždaryti savo esminius fiziologinius poreikius. Ir ką tu galvoji, aš tai padariau? Padariau, Taip. bet neiškart gavosi. Oi, patikėk, ta prasme, aš iš vis nesupratau, galvoju, tai kodėl man čia nesigauna, ta prasme, žinai, kol aš ten neatsakiau savo į tam tikrus dalykus, nes aš neišmaniau tos ryties. Grožio srities, odos, ten vizažo ir taip toliau, iš vis nežinojau. Dabar aš esu tame stipri, bet, nu, tam reikėjo žinių, laiko ir taip toliau. Tai va, tai aš atėjau su tuo užklausa, ne? Ir kai jūs einate į tinklinį marketingą, užduokit savo tą, kam jūs einate tenai, kam? Jūs einate dėl to, kad bendruomenė faina. Ok, ateisit tūsintis. Aš tikrai negaliu jums pažadėti, kad jūs uždirbsite. Jūs ateisite leisti laiką su fainai žmonėm ir išleisit pinigų čia. Kodėl? Nes reikės galbūt į seminarą kokį nueiti, ne? Galbūt kažkur tai reikės nuvažiuoti, nes jums patinka tūsintis, jūs išleisit pinigus. Jūs ateisit sveikatintis, ok, gausit gerą produktą, išleisit pinigus. Nu, aš tiesiai šviesiai sakau, išleisit pinigus, gausit gerą produktą, gausit gerą savijautą.
Okei, jeigu jūs tai tenkina, viskas tvarkoja, ateikit kaip vartotojai. Mes irgi tokius, nu, mylim, džiaugiamės, nes kuo daugiau žmonių gaus rezultatą su produktu, tuo, nu, apskritai daugiau šita žinia pasklis. Galbūt jūs ateinate tiesiog uždirbti šildymo sezono laiku 300-400 eurų papildomai tam, kad susimokėtų už šildymą. Nes realiai šildymo sezono metu pas jūs būna spraga, ne, ir jūs nuo algos iki algos gyvenate. Galbūt jums, pas mane buvo tas atvejis, kai aš atėjau tinklinį. Man reikėjo papildomai ten tų kelių šimtų litų tam, kad tiesiog aš galėčiau užsidaryti savo bazinius poreikius. Galbūt jūs dėl šito ateinat. O kai ateinat dėl šito, jūs sakote tam žmogui, pas kurį ateinat, sakot, va aš atėjau dėl va šito. Ir niekas jūsų nu, nežinau, nesmerks ir neengs dėl šito. O dažnai žmonės, žinai, kaip sako, oi ne, aš į tinklinį nenoriu, nes mane ten, žinai, spaus, Pauž. reikalaus. Žinot, kodėl tai vyksta? Dėl to, kad jūs, norėjau nusikeikti, atsiprašau, nesikeiksiu pas tave eterį. Dėl to, kad jūs realiai nesuvokėt, ko jūs patys norite ir dėl ko jūs čia ateinate. Nu, jūs realiai patys nesuvokėte, ne? Ateina žmonės, kurie nori uždirbti tiek, kiek jie uždirba samdomam darbe, kad tiesiog neįti į samdomą darbą. Pas mus dabar yra pavyzdys, žmogus nori uždirbti 2,5-3 tūkstančius eurų, kad tiesiog negrįžti po motinystės atostogų į savo darbą. Nes ten stresas, nes ten įtampa ir taip toliau. Plus tavęs ten niekas neišleis, jeigu tavo vaikas darželį susirgs. Tu turėsi kažką galvoti, ne? Arba dažnai neišleidinės, nes, nu, tiesiog subirės ten visa sistema ir panašiai. O tinklinis jisai laviruoja pagal tave. Kaip tavo diena, kaip tavo ten savijauta, ar tavo vaikų savijauta ir taip toliau. Ir ateina žmonės, kurie realiai čia nori sukurti verslo sistemą, verslą, kuris realiai gali juos maitinti netgi nebūnant prie vairo, taip? Ir tai yra žmonės, arba būnant labai nedaug laiko prie to vairo, taip? Tai yra žmonės, kurie uždirba 10, 15, 20, 30, 40. Mes turim savo mentorių, kuris uždirba 100 tūkstančių per mėnesį. Per mėnesį. Kai kuriems žmonėms prireiks 10 metų, kad jie tokius pinigus uždirbtų, ne? Tai va, skirtingi visi. Bet žinot, ko jūs norite, kur jūsų, ne? Noriu save išbandyti tinklinę marketingą, okei, bandykite. Pažiūrėkit, kada jūs suplyšite. Nuo visos tos apkrovos, ne, pabandyti save. Nu, išbandysi, gal tu gausi, žinai, raumeninės masės. O gal jūs produkto norit, o gal jūs norit papildomai pinigų, o gal jūs norit į darbą neiti, o gal jūs norit sukurti čia, nežinau, visą industriją, ne, visą ten, nežinau, galingą ten organizaciją. Ko jūs norit, kur jūsų vibruoja. Vat aš sakau tos dalykus, ne, o kur pas jūs, va čia, va, žinai, eina šiurpas per kūną, ne, ir širdelė, va čia, va, plaka. Va ten yra jūsų, ne, ir ateikit, ir čia yra sistema, čia yra mentorystės programos, taip, yra žmonės, kurie veda, kurie mokina, kurie rodo, jums net nereikia ateiti su žiniom, su patirtim. Galit, žinai kas, netgi geriau ateiti nulinukui. Taip kaip aš. Taip, geriau. Nes jeigu tu jau buvai tinkliniam marketinge, blemba, nu tu jau turi ir tam tikrų, kaip sakyti, nelabai gerų momentų. Bet taip yra. Tu tiesiog jau esi, kaip sakyti, apdorotas. Čia kai man Rimas sakė, aš sakau, Rimai, o tai gal tu mane irgi pamokinsi vairuoti, žinai, nu kai aš jau tą trečią kartą jau į vairavimo pamokas, jis sako, ne, sako, o ką man tave gadinti? Sako, aš jau ne pagal taisyklės vairuoju. Tarsime, jau tos taisyklės, kurios, nu, dabar, ta prasme, jos netitinka mano vairavimo įgūdžių. Aš tave išmokinsiu blogai ir po to tave instruktorius turės dar permokinti. Čia yra žymiai sudėtingiau negu nulinuką paimti. Supranti? Tai jeigu jūs be patirties, sveikinu. Sveikinu, va, man šiurpai eina. Sveikinu, valio. Ateikit ir jūs ten 1 klasė, 2 klasė, 3 klasė, ne, ir taip toliau, ir jūs išmoksite visko. Bet, nu, žinokite, kam jums tas įrankis reikalingas. Ko jūs čia ateinate, ne? Ir tada, kai jūs pasako tą savo mentoriui, aš atėjau to. Niekada, jeigu žmogus atėjo vartoti produktą, niekada aš jo nepresuosiu ir nespausiu dėl to, kad jisai turi čia uždirbti 2000 eurų. Kam? Kam gadinti jo karjerą kitoj vietoj, jo gyvenimą ir taip toliau, ne? Čia jau šaržas, bet svetame, kam gadinti. Tai va, tai iš tikrųjų norite, okei, ko norite, taip?
tinkama kompanija, taip, ta, kuri realiai dabar auktų rinkoje, kur būtų produktas dar nežinomas pakankamai, nes tada jūs galite tikrai išskleisti sparnus. Ten, kur jūs galėtumėte dirbti visame pasaulyje, nes šiai dienai online'as jisai leidžia dirbti visame pasaulyje, neapsiribokit tik viena šalim. Taip, arba savo kaimu, žinai, man kai sako, oi, savo kaime aš neturiu pažįstamų. Žmonės, mes ne apie kaimą kalbam. Mes kalbam iš vis apie visą pasaulį ir jeigu jūs su lietuviu Amerikoje, Zimbabvėje ar ten Australijoje susikalbat, čia jau yra jūsų potencialas. Čia jau yra ten, kur jūs galite atsidurti ir kur jūsų verslas gali išsiplėsti, ne? Tai vat, tai ir svarbiausia, kad žinoti, vat, ką tau turėtų atnešti tinklinis marketingas. Kokį džiaugsmą gyvenime. Mano tai 10 000 eurų per mėnesio pajamos ir kol nepasieksiu, nesustosiu, aš jau tokia esu. Ta prasme, jeigu aš užsibrėžiau kažkokį tikslą, tai ta prasme, aš galiu sustoti, aš galiu pailsėti, aš galiu kažką permastyti, bet tol, kol aš to galutinio taško nepasiekiau, tol aš nesustosiu. Čia Labai pas gerai. mane, pas mane į kraują turbūt tai įrašyta kažkur į genetiką ten. Ir svarbiausia, kas gerai tinklinė marketinga, kad jūs vat, pasakot, vat, man reikia 10 000 eurų mėnesio, kas mėnesinių pajamų tam, kad aš galėčiau tiesiog vat, gyventi taip, kaip aš įsivaizduoju, taip, kaip aš noriu. Ir kas gerai, kad yra atitikmuo, ką jums reikia padaryti, kad realiai tokius pinigus uždirbti. Ir čia neklausimas, ar pavyks tai padaryti. Čia klausimas yra, kada tai Kada? pavyks padaryti, ne? Kada tai pavyks pasiekti, viskas. Ir kai jūs einate su šita pozicija, kada? Vat, kada man tai išeis? Nes jeigu jūs einat su pozicija, ar man tai pavyks, mėlyjeji, nepavyks. Aš bijau eikvoti savo laiką ir jūsų laiką neišeis. Nu, jūs jau turite iš karto ateiti su pozicija, kad, okei, aš ateinu tam, kad man gautųsi, kaip aš su teisėm. Trečią kartą aš ėjau tam, kad jas turėti, o ne tam, kad vėl, tipo, žinai, išleis pinigus, ne, ir neturėti. Tai va, aš jau su tam, kad turėti. Lygiai tas pats, nežinau, kai jūs pradedate gaminti koldūnus namuose, ne, jūs turite tikslą pabaigti pagaminti koldūnus ir juos suvalgyti skaniai su grietinė ir ten su spirgučiais, jeigu jūs spirgučius valgote, ne. Bet ne tam, kad jūs sujauktumėt visą virtuvę, apsimiltuotumėt, faršą prisiklijuotumėt prie ten plytelių, ne, ir tipo, ai, man neišėjo koldūnai, einu. Labai dažnai taip žmonės ateina, žinai, ateina į tinklinį, sujaukia viską, man neišėjo. Čia yra irgi sistema ir tvarka tam tikra, taip. Jūs joje galite laviruoti, kūrybiškai visai prieiti, bet yra kažkokia sistema. Ir jeigu jūs su savo kūrybiniu potencialu, bet žiūrėdami, kaip veikia sistema, tai darote, pasižinokit, nu, lygiai taip kaip koldūnai, ne? Iš pradžių tešlą pasiruošti, po to faršą pasiruošti, po to pradėti lipinti formą, užsiplikit vandenį. Čia yra irgi tvarka tam tikra. Negali būti, kad jūs žinot, užsiplikėt vandenį ir metat faršą ir miltus atskirai į tą puodą. Įsivaizduokit, kas ten gausis. Tai dažnai žmonės ateina į tinklinį marketingą ir galvoja, kad va tai vat, jiems ten tipo kažkas gausis. Gausis koldūnai. Nesigaus koldūnai. Nu, tarsi, kol jūs, kaip sakau, į tai rimtai nepažiūrėsit. Rimtumo požiūris priklauso nuo to, kiek jūs norite iš to turėti. Ką jūs norite iš to turėti. Čia nuo to priklauso rimtumo. Jeigu 200 eurų, jūs žaismingai tai galit padaryti. Apskritai, va taip. 200 eurų, 300 eurų padariau per antrą dalinimosi mėnesį. Taip, nu bet va taip, ta prasme, tai buvo toksai, žinai, fan. Aš net sistemos nesupratau, man metų prireikė, kad aš pilnai suprasčiau visą tą sistemą, ar ne, ir pradėčiau duplikuoti tą sistemą ir suprasčiau aplamai, kam jinai yra. Nu, ta prasme, tam reikia laiko, vienam greičiau daina, kitam vėliau, aš esu lėto mąstymo, man prireikia metų. Bet, ta prasme, jeigu tu, va, tas ir yra, kad jeigu tu eini, ten porą žingsnių nesigauna, nuleidai rankas, sakai, ne, čia man nieko nesigauna, einu kitur. Bet jeigu tu turi supratimą, kad aš darysiu tol, kol padarysiu, tada tu ir padarysi. Ir viskas. Aš žinai, dabar man toks vizualus, tu įsivaizduok, tu pradedi imi tešlą, ne, pradedi ten lipinti tešlą, reikia dėti mėsą, ne, ir lipinti tą koldūną. Ir įsivaizduok, yra toksai bairis, jeigu nori, kad tešla neliptų prie rankų, ką reikia padaryti? Į vandenį pamiršti. Į vandenį ir tada lipini. O įsivaizduok, jeigu žmogus nežino, kad į vandenį. Jam limpa, ten tasosi, nusitaso ir jis galvoja. Ir nueina, ne? Tai va, su tinkliniu marketingu irgi lygiai tas pats žmogus kartais būna taip daro, ten nežino, va, atrodo, va šito, va, ne?
O kas gerai, kad mes turim visada tą paramos sistemą, taip? Tai yra, jūs visada turite pagalbą ir konsultaciją iš to žmogaus, kuris jūs pakvietė, arba kurį jį pakvietė, ne, nu, eina ta jau rėmimo linija. Ir jūs visada galit gauti pagalbą, patarimą ir jūs niekada neliekat vieni. Vat kas, bet išskyrus, Lydija, aš čia turiu pasakyti, nebent žmogus nori būti vienas. Jisai taip pats priema. Nu, jisai sako, man nereikia, aš pats žinau. Nu, tai ką tu ten gali? Bet manau, su tuo žinojimu vis tiek, arba jeigu žmogus turės didelį Nu, tikslą, tai vis tiek tu ateis, supranti, koks rezultatas bus, ne? nebus rezultato. Aš iš Tai pradžių va. irgi galvojau, kad aš viską pati turiu žinoti, paskui aš tik supratau aplamai, kad aš net neturiu žinoti, kad yra vat, visi įrankiai ir visa pagalba. Taip, 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 taip. Tai va, tai žinai, čia kaip sakau, nu, tokių juokingų dalykų yra, mes jau, žinai, per tiek metų jau matom tas visas, žinai, tas tokius lepsusus, o nauji būna ateina, žinai, jie žiūri, ai, nu, tai kas čia, čiagi taip viskas, čia paprasta, tikrai paprasta, bet gal nepaprasčiausia yra visgi jūsų to asmeninio ugdymosi tą zoną, va čia yra nepaprasta, ne, čia yra iš tikrųjų stebuklų laukas. Taip, nu ne minų laukas, stebuklų laukas. Ten yra tokie insaitai gali vykti su jumis, kad jūs iš tikrųjų labai labai, kaip sakau, paauksite. Tai va ten, bet šiaip paprasta, nes tai yra, aš pats vartoju produktą, kuriuo džiaugiuosi, gaunu rezultatą, dalinuosi su kitais. Ir pamokinu tą kitą žmogų pasidalinti su kitu, ne? Ta prasme, tai yra, nu, tai yra paprasta. Bet kartais žmogus yra toksai, kad jisai viską labai sudėtingai padaro. Nu, išradinėja naują dviratį, bet paskui vis tiek, jeigu nori toliau dalintis, vis tiek grįžta į tą paprastą Į sistemą. ten, kur reikia. Aš pati, aš irgi klaidžiau šiek tiek, biški ten, biški supratau, biški nesupratau, bet nu dabar jau dabar suprantu, kad lyg tai suprantu, bet galbūt po kažkurio laiko pasirodys, kad aš dar kažko nesupratau. Dar giliau supranti, ne? Taip. O, Jolanta, mes beveik 2 valandas jau šnekam, tai mes... Rimtai? Taip, jau po... O tu Dieve, aš net nesupratau, rimtai 2 valandas. Nu ne, dar 20 minučių trūksta iki 2 valandų. Kažkaip man laikas. A, rimtai, valandą kem. O, Taip. Tai iš tikrųjų be galo dėkinga tau, kad tu sutikai pasidalinti savo patirtimi, išmintimi ir manau, kad kam surezonavo, tai tikrai drąsiai gali kreiptis ir ateiti. Va. Taip. Taip, ateikit ir žinokit, Lydija iš tikrųjų labai geras vedlys, jinai ne tik, kad tinkliniam jau žino ir išmano, bet jinai apskritai su žmogaus tom visom programom, asmenybės pokyčiais. Dievo, koks kūdės mazės. Mažas kūdas naujokas, čia mūsų šeimos naujas narys. Geras, jam jau čia šilumos reikia, neglaustosi. Nu, turbūt gal jau valgyt noreisim ieškoti. Aha, tai va, tai vienu žodžiu, tai tikrai kreipkitės į Lydiją ir tai yra puikus žmogus, kuris gali vesti, taip, nes jeigu norit eiti kažkur tai ir nežinot, kaip ten kas bus, ne, įsivaizduokit, nu, einat į nežinę, tai jums reikalingas vedlys. Tai va, tai Lydija iš tikrųjų puikus vedlys ir tada jums viskas gausis čia. Pasitikėkit. Tikrai taip. Jeigu tik tai yra stipri motyvacija ir kaip čia, tvirtas tikslas, tai tikrai gausis. Taip. Taip. Ačiū, Jolanta, ir tada iki kitų kartų. Ačiū tau, gražios dienos. Gražios dienos visiems.